Šiandien laidoje Lauryno Maibach fenomenas. Petrai, žinau, kad tu žiūrėsi. Tik Jungle King agentai atvarė, pasiūlė šaibus ir iškart in. Pradėjo kaifą ieškoti. Vis su šunim, huim, ten 10 metų aplink mano tačkaną. Netgi ten man pavydėjo. Seniai, išeikit iš Lietuvos, mums taip netinka. Ką jis man vadovavus čia kažkoks malalėtka. Pirmai ras spituhamės. Okay. Tu reikėjai salę, nait vėl nervuotas būsi. Aš einu salę pirmą nakties. Tu reikėjai eiti pirmą dienos. Aš miegu iki 3. Tu reikia sutvarkyti režimą, nes mums neįmanoma kartu dirbti, supranti, mums reikia tam dirbti, reikia antrybę ir šiandien neįmanoma. Ir taviškis yra nenormalus režimas, žinai, tu turi prisitaikyti prie mūsų. Jo, nu bet aš, žinai, aš to ir pradėjau komediją dėl to, kad man reiktų keltis kaip vergui 8 ryto. Čia man yra, aš gyvenu savo svajonę. 8 ir nereikia, bet tu gali iki 11, nu, tipo, svajonių laikas turbūt paprastam žmogui, kuris eina 8 į darbą, yra, nu, va, taip, 10 atsikelt, pasivoliot lovai ten iki maks 11. Bet tu kelias 3. Aš noriu žiemą keltis, kad man tamsu būtų. Man čia aš geriausiai jaučiuosi. Kai atsikeliu būna tamsu ir kai einu miegot būna. Tai čia nesvarbu, čia žiemą tai visą laiką tai būna. Visada, ne? Jo, nesvarbu, kada kelias visą laiką yra tamsu ir tai miegot tamsu yra. Ai, nu, okay, žiemą tai čia plėkia. Žiemą reiks jau čia 8 pradėti keltis. Man tai, aš tai negaliu užmigti, man tas yra, man biškai depresija yra, nes aš negaliu užmigti, aš 6 valandas guliu lovai. Aš irgi. Man nieko neina padaryti. Mano vis, kiekvieną dieną vis sunkiau daros užmigti. Jums trūksta gyvenime balanso. Sureguliuotas mytybos, laiku ėjimo, mėgoti. Mano dietoj yra 0 cukraus mano dietoj. Aš Antanui, kai savo specialą nufilmavau, aš jam gyriaus, lyg kokį judesį būčiau apturėjęs, sakau, primesk. Šiandien savo turą baigiau, karočią, primesų garšvą nuvarėm, po kebabą įpysim. Tai man su mytyba viskas gerai. Bet... Aš irgi valgau sveikai, aš iš G. Londono valgau irgi pastoju ryžiai. Aš man pasakė, kad saldžios bulvės yra geriau, tai aš dabar saldžios bulvės geriau valgau. Bet šiaip, žinok, aš dabar nebeimu iš G. Londono saldžių bulvių. Aš vienas dalykas, labai yra vienas svarbus faktorius, kur yra paprasta saldžia bulvė, saldi bulvė, tiesiog ant keptuvės pagrilinta. Ir yra kitas dalykas, G. Londono, tos bulvės, nespranti, jas dipfraina. Tu paim bet ką, tu paim avokadą, padipfrainki, tai tau diabetas iš karto. Čia labai nesveika, tai tu bulvių nevalgy. Gerai, tai dabar nevalgy. Bulvių nevalgy. Aš ryžius valgydavau visą. Ryžio huenai. Nu tai va, tu man sakai, kad ryžių nevalgyčiau saldžius. Aš čia nes ryžių labai neskanu. Bet sveika. Aš pradėjau dabar ryžius valgyti, jo. Tai va, mūsų, karočią, yra tas mytybas zaibys, na. Mytybas zaibys, jo pataraka. Šiaip tavo žiūriu huevą. Mano huevo mytyba, žinau. Bet aš gerai mėgau. Nes kūnas krešina, jis praktiškai pre-diabetiniai stadijai. Tas, kur jau dar ne diabetų sergi, bet jau to sirgsi. Aš turiu labai daug išgerti alkoholio ir būtų labai mažai mėgos, kad užmigčiau. Mano tėvai tai buvo nuo 26 metų, tai prasidėjo ir tai visą. Tau kiek dabar? 26. Ai, tai viskas. Jo. Paremkit mus Contribui, hebra, paremkit. Jo, visai sakom gale, kam neužtenka turinio mūsų gaminama, kas yra mūsų dideli fanai, tai yra Contribui labai daug medžiagos. Nes čia nieko, ką mes šnekam, čia yra Lietkalnio dugnas. Filtruojam tave čia labai, mes čia filtruojam, kad mūsų nesustabdytų visokie žmonės, kad neištrintų YouTube kanalą. Taip, čia yra Lietkalnio dugnas. Lietkalnio dugnas. O tai, ką mes ten kalbam, Lietkalnio viršūnė. Ten tik Lietkalnio viršūnė yra, ką mes kalbam. Bet kaip Emilis sako, viršus yra dugnas. Bet kaip aš sakau, viršus yra dugnas čia. Galit pritaikyti visur ir su savo gerbiamais žmonėm, ir su Seimu, ir su, nežinau, su viskom. Tai per 80-20 taisyklę ant visų dalykų, tai pas tavai yra viršus yra dugnas. Viršus yra dugnas, atsiminkit šitą, niekad nenorėkit būti viršui, nes kai pateksit viršus, suprasite, kad viršus yra dugnas. Ir geriau yra būti apačioj. Geriau vidury būti. Šiaip jo, gal geriau vidury, kažkur tarp viršaus ir dugno. Tai jo, tai siekit mus Contribui rimtai, ten žiaurus turinys, ten vieną epizodą peržiūri, praktiškai turi pakankamai informacijos mūsų karjeros užlugdyti ilgam. Tai gerai, gal taip nėra. Visi, kas mūsų nekenčiat ir visi heiteriai, visi, kas norit pamatyti, kaip mes prarandam savo karjeras, kaip mes paliekam merginos, kaip mes mus rašo Discord'e, pastoviai eikite Contribui, ten tikrai, sakau, aš savo blogiausiam priešui nelinkėčiau. Taip, ten tikrai, aš ten kartais tokių žiūrių dalykų pažiūriu, kur kartais iškerpam kai kurias, bet kartais paliekam, ten... Kalbėjau, yra daug labai arūniaus istorijų. Tai va, kas... Klausiu tavęs apie Sadausko giminę. Koks pirmas Sadauskas yra? Pirmas Sadauskas Beždžionė jau buvo pirmas. Beždžionė. Ne, bet negali būti. Nu kada pavardė Sadauskas atsirado? Žinai, tu šitą tiksliai... Let, 15, aš nežinau, negali 16, nežinau, net neįsivaizduoju. Tai labai sena turėtų būti. Bet jau susiję su tavo giminė pilnai šitas. Nu, turbūt, jeigu galėtum genų fondą atsekti iki jo. Jo, aš iš tikrųjų turiu giminės medį, ten jis eina, man atrodo, iki
17 amžius, bet tipo... Čia elektra buvo tais laikais ar nebėjau? Ne, elektros dar nebebuvo. Jau nebebuvo. Ne. Ar su mašina irgi nieko? Mašina, tipo buvo, bet, tenais Ford man dėjo, ten, tipo, šūdina žiauriai. Ne, čia jau atsimatau visi protą. Tai nebuvo jokios nei mašinas, absoliučiai. Mašinų, ne, nelabai tuo metu dar. 18 amžius. Čia Maras ar prieš Marą ar po Marą? Čia Pamaro jau. Po Maro. Ble, man įdomu, Narkūnas, pirmas irgi, aš norėčiau sužinoti. Man įdomu, ką ar mūsų draugeliai buvo. Ar pirmas Narkūnas buvo draugelis su Sadausku ir pirmo Pataraku? Mūsų? Jau čia buvo. Mūsų buvo su Pataraku jau čia. A darydavo taip įdomu pirmam Patarakai? Kaip jūs įsivaizduojate mano giminę? Tipo, jūs suprantat, kad realiai mano giminiai absoliučiai nebuvo nei, ten statybininkai yra. Statybininkai, kaimiečiai. Jo, aš esu tas, kuris bando išsipisinėti, išeiti šoną. Odak. Odak, tas toksai apsigimęs ančiukas, kur nukrypsti iš... Odak. Tai aš tai vadinu evoliucija, bet gali taip vadinti. Jo. Tavo, kur giminės prasidėjo Lietuvoje, ar tavo medis? Aš neįsivaizduoju. Žydiška pradėjama dar čia. Pas mus visiems viskas pocha, jau čia neįmanoma būtų ten kažką surasti. Aš nežinau, pas mus gal koks elektrikas vienas buvo ambicingas, daugiau aš nežinau. Tai čia dar nesenai, o dar aš klausiu apie tos dar seniau. Tai neįmanoma atrasti kažką, kas seniau vyko, kai jau dabar paskutinės 3 eilės yra visos tiesiog... Mano, tai kračiai, man yra pasakojęs irgi vienas šeimos narys, kad mes iki Vytauto dydžio einam. Mes turim tipus giminius. Pas jumis tas yra, kad jūs galvojat, kad jūs mėlyną kraują turit. Tai aš tikiu, kad jūs galvojat, kad iki Vytauto... Man tėtis pasakojo, kad... Pas manęs nėra jokio mėlyno kraujo, aš esu išsigimėlis dabar, aš išlindau iš... Ne, tu nesi išsigimėlis, tu nieks nesako, tu išsigimėlis. Ne, aš sakau, kad aš išsigimėlis. Kodėl tu išsigimėlis? Todėl, kad aš nukrypau nuo savo šeimos, aš irgi tiesiog turėjau daryti kažką... Ne, bet tu ir būtum daręs, bet tiesiog atsirado YouTube'as ir taip pat tau nereikia daryti tų dalykų. Bet tu būtum buvęs tas pats, ką tavo šeima darė. Aš labai liūdnas, aš būčiau galbūt savimi. Tu nebūtum, tavo dopamino leveliai būtų vienodi visą laiką, tu nesišypsotum niekad, bet ir niekad nelidėtum. Tu dabar tik taip galvoji, bet pat kiek 18 amžiaus Patarakas yra vienas linksmiausių Patarakų. Jo. Jis yra... tu tu būtum kažkoks asasinas, tu toks gudrus, suktas, tu blėt kažkoks asasinas būtum. Ne, žiūrėkit, viskas, ką mes būtume darę, tai va taip. Šieną. Jo. Šieną ir tada renkam. Ne, kažką įdomiau. Mes, netgi 20 amžiaus pradžioje mes nieko neveikdom. Visos ten tautos jau kažką darydavo pratingo, mes lynus darydom, mes ten pjaudom šieną ir pardavinėdom žydams, kurie perpardinėdavo vokiečiams. Mes būdom visiškai atsilupę, mes nieko nežinodom. Bet jeigu sakai, iki Vytauto didžiojo, tai aš jau kažką įdomiau įsivaizduoju, kad mes ten tipo, ten tarkim irgi 3 susitinkam, bet ten... kad priklausom kažkokiam slaptom sambūriam kažkokiem, kur ten žudo žmonės palei užsakymą su kalavijais tenais, kad tenais kažkokius ryterių kovose dalyvaujam. Tu kažkokiu Assassin's Creed įsivaizduoji, kad mes buvom Assassin's Creed. Aš taip kietai įsivaizduoju, jo, bet čia šūdas nacho. Ar tu mėgsti ekstremalumą? Dabar turi, nes gerai, tu turėjai Vokietijai nuotykių. Tai aš biškai tikiu, kad Emilis kažką ekstremalaus darytų ir galbūt pasimtų tą kardą ir ten kokius gyvūnus pjautų su jo. Bet aš tai ramiai viską daryčiau. Tu nežinau irgi. Bet sakau, tu tik dabar taip galvoji, nes tas tavo kitas Patarakas visai kitaip galvotų. Ne, jis neprisigalvoja šūdų hebra, mes būtume paprasti žemdirbėjai. Jo, tai čia žiūri liūdna. Absoliučiai liūdniausias gyvenimas. Tai dabar visais laikais buvo pats liūdniausias gyvenimas, tik paskutinius 30 metų biškai domėjo ir viskas. Bet visą laiką būdavo žiūri nuobodu. O tie įdomu, Čadai dabar yra žmonės užaugę, kurių giminės būdavo ryteriai visokie kietuolina. Oi, tai aišku. Matytas kaip įdėdžių draugelis mano, tai ten ryterių giminės. Ten ryterių giminės. O pas jūs yra kažkoks menininkas, filosofas, yra šūrikų, ancient šūrikų kažkokių. Pas man yra mokytojų daug, yra tada rašytojas, vienas yra iš Kauno, tenais poeziją rašydavo. Tai va, čia jau zaibys, čia jau kieta yra. Pas mane pedagogų šeima buvo, labai daug pedagogų buvo. Giminės tam. Verslininkų. Pedagogų, verslininkų pas mane iškiek girdėjęs yra mano mačiutė mokytoja buvus. Jos motina ten visi atgal, kažkas su mokslu, ne su mokslu, su pedagogija. Pedagogija? Su gerastie? Pedagogija. Ir dar verslininkų, žinau, yra, kad buvo. Mano tėvai namą pasistatė irgi. Blešiai, pas mane yra verslumo genas, aš dabar pagalvojau giminiai. Nes mano tėvai namą, kai pasistatė,
Tai kai buvo tasai sovietai jau išeidinėjo, pabiškite 90-ieji, žinot, tos visokios varkės, na, tavo tėvas ten skūsdavo gyvūnus plikai. Tai mano tėvai, jie karolius, jie gamindavo visokius iš gintaro, iš visokių plasmasiukų. Bet čia toks labiausiai basic verslas, čia ne verslas, čia tiesiog yra sudėti gintarą ant vyšniurelio. Pat kiek kas vykdavo Rusiuose, žodžiu, aš turėjau namą, karočią, kur aš pradžioj gyvenau. Tas namas, kur aš gimiau, ten yra milžiniškas namas, Panevėžy, tokiam suburb rajone, tokiam gan prabangiam. Ten buvo namas toks didelis ir mano tėvai jį visą pasistatė vien tik tais nuo tų karolių, nahui. Jie pradžioj pradėjo gaminti karolius ten kitoj hatai kažkur ar kaime, pradėjus pardavinėti, pasikėlė pakankamai babkių, gavo investicijai, pradėti susipirkinėti tą namą, pastatė milžinišką namą ir po to namo padarė milžinišką rūsių sistemą. Ta prasme, aš dar iš vaikystės atsimenu, mane vesdavosi tos rūsius ten, eik tu nahui, ten ta prasme kambariai, vietos pilna. Ir ten irgi, kaip man pasaka, gamindavo karolius. Žinai, dėl ko pasistatė namą? Nes kai Sovietų sąjunga sugriuvo, tos plytos buvo žiauriai pigios. Dabar važiuoji ten pro Kauną ar pro Panevėžio rajoną ar Klaipėdą, nesvarbu, visur yra tie milžiniški namai iš plytų pastatyti, 6 aukštų, tenais 270 kvadratų, kurie viduje visiškai baisiai atrodo ir labai brangiai kainuoja jis apšildinti. Jo, žiauri šalta būtų. Žiauri šalta. Taip, ten visur pečiai. Tulikai pečius būdavo. O tai turi savo giminės senų gintaro darbų vis tokių? Ne, nėra absoliučiai. Nieko nebėra. Gal reišiu pasmačiau. O pats bandėjai kažkada verti? Ne. Man jau nebereikėjo, aš jau kai gimiau, jau Batmaną rodė per teliką. Bet vis tiek, žinai, kažkokį gal turi tą geną gintarų. Blet, jo, gal reiktų, nežinau, bet žiūri neįdomu irgi. Irgi toks labai... Liūdna. Ne, gintarai čia cool, kad darė juvelyrai. Juvelyrai, jo. Emilis juvelyrai. Čia menas yra, čia Emilis juvelyras. Emilis Jeweler. The Jeweler. Emilis the Jeweler. Ja. To šiaip tiktų tokį pradėjo. Emilis the Jeweler, ble, reikia pasimti, bet nėra, kad turi jau kažkas šitą. Ne, tiktokus darai dabar tiktokus? Jo. Tai va. Tai laisvas šitas yra. Aš vakar nufilmavau vieną video labai gerą su Viktoru Balikovu. Pirmą kartą mačiau, kad rokelis taip žvengtų. Nesu matęs, kad taip juoktųsi. Kur atsisuku ir rokelis sakė. Nesu matęs roką tokį. Komenį gali papasakoti, ar nori paleisti? Jo, bet tiesiog pasiėmėm vienas kito Tinderį su Viktoru Balikovu ir rašom absoliučius šūdus panavom, kad supistume įvaizdį, žinai. Čia kaip Erika Andrius Hannibal Burės, jo, pasiėmėm iš jų, ten GQ, man atrodo, kažkas tokį daro. Bet čia reikia sudėti biškį paspys, kad rodytų. Darysi kažkaip, kad rodytų, ką rašo. Jo. Tipo, ką rašo, tas, kas rašo ir veiduką mažą kito žmogaus, kurį žiūri, nes tas kitas žmogus žiūri, jo. Toks kaip reality show, aš suprantu daugmaž šitą formatą, kažko panašaus esu matęs, bet jo, šiaip turėtų gerai. Aš dabar kaip įsivaizduoju, tu turėtų gerai gauti. Jo, tai, taip pat, žinai, šūdus rašai absoliučius ir bandai kažkaip dviese dar kažką, ar čia dviese visą darysit? Nes čia toks gerai, kur su žvaigždėm dar darai visą. Čia aš nežinau, ar išeis su kažkuo daryti, nes jau, tipo, jau žinoj, žinai, jau vieną vietą tokį išleidai, jau žinos, kai kitą kartą rašai. Jo. Nebūtina viską padaryti. Bet paskambinau dar LNK, sukalbėjau, dėl vieno projekto darysim, jaučiu šį kartą negi, dar nenoriu daug pasakoti, bet su LNK jau vėl darysim. Oi, aš galiu daryti šitą. Jo, galėsiu pakviesti. Jo. Šį kartą bandysime į televiziją, iš LNK pačiai, nei BTV, LNK. LNK veidas? Čia skirtumas, nes BTV mes kai įdėjom, kas juoksis paskutinis, aš gal gavau 5 followerius iš BTV, kad mane parodė. Ble, LNK tikiuosi, kad biškai geriau bus, nors gal. Atrodo, kad jau nebesikonvertuoja famous kažkaip. Bet šitas yra, nes tipo, mes LNK LT mesim ir klaust, ir tipo, galvojam, ar mes YouTube, ar mes į televiziją, žinai, LNK. Tai irgi čia geras klausimas. Aš buvau prime time nepatogus, prime time tam blemba kaip ten. Gerą vakarą šou, prime time, geriausia vieta, kur gali nuvaryti, o didžiausias reitingai. Tai gavau po šito projekto 3 followerius iš ienių skirtingų, iš kaimų visokiausių, nuo Gilbonio iki Pasvalio. Ir dar gavau gal 8 komentarus po savo nuotraukom, kad aš duhas, pėdikas iš labai senų žmonių. Tai dabar to konvertacija kol kas tokia. Svardu, gerai eisim YouTube. Gaila, kad, bet iš šitas pusės seni žmonės nežinojo tavęs, dabar labiau žino irgi galės nekęsti tavęs. Atpažino mane iki tada narkomanas. Nepirka to kiaušinį narkomanas. Siūlė kiaušinį nupirkt man. Bet čia ne iš gerą vakarą šau, čia iš galvok. Čia iš galvok. Iš gerą vakarą šau irgi narkomano mane dabar žino. Tikrai senų tokių. Aš žiūriu visi narkomanai šitą dalyką. Bet kas yra statėlė? Jeigu esi internete, tu dar gali laisvai autobusu važiuoti ir niekas tavęs nežinos ir panašiai, nebent vaikai
tikrai lips. Bet kai telikė pasirodyti, jau tu autobusą tave gali. Tave bomžai žino, va tas telikas yra, kad mes su YouTube niekada mūsų bomžai nežinos. Su teliku tave žinos, ta prasme, net benamiai, narkomanai, asocialūs asmenys, visi seneliai, pensininkai, primirties žmonės, jau 100 metų, 100 plus, na, auditorijai. Ir nėra, kad į tavo bilietus pirksi pasirodymui, žinai. Ai, ne, jie visi labai prastos fizinės būklės dažniausiai. Bet narkomanai nėra labai gera auditorija. Tas yra. Nu, jie siūlo, pavyzdžiui, tavo žudiką nupirkti. Bet ir pasirodymą, pavyzdžiui, tokį, jeigu ateitų, jeigu Anheros, pavyzdžiui, klausytis. Pas mane buvo vienas dabar į specialą, kai filmavau. Anheros buvo? Buvo 2 veikėjai atėjo, atsimeni? Buvo vienas, karočią, bičas tiesiog su tapkėm atėjo, juodom panagėm ir su fonaru tokį pakį ir pirmą eilę atsisėdo. Ai, nu kaip tu tai priekį? Į patį priekį. Atspėk, krūdvorkino ar ne krūdvorkino? Aišku, kad krūdvorkino. Blet, pusę valandos. O kiek laiko čia? Blet, šiaip per abu specialus krūdvorką gal kokias pusvalandis jau čia yra. Tai nėra labai daug, bet šiaip dahuja, vis tiek prailgės specialas iš valandos į valandą su pusę. Dačia, kosmiškai. Kosmiškai. Tai jo buvo toks ir tada atėjo dar tasai Traukulių Antanas, nebuvo? Jo, Traukulių Antanas. Traukulių Antanas, atsimeni Traukulių Antaną? Laina apie tas montuotojas, ale kažkoks ten montuodavo telikus. Dar labiau sudžiūvęs. Matai, koks jisai susidrožęs. Pasiena, atrodo, 30 metų, tie žandai sudūbė, tokie plaukai pražylė ir jis toks įsėdė, bet irgi pamatė. Kaip manai, kas jam yra, kodėl taip? Jis ant amfetamino sėdi stipriai, milžiniškų dozių. O, ble, jo tau gerai, kaip narkomanus reikia pasikviesti pas save? Aš nežinau, jau čia apie šūdus kalbėjo daug. Ne, dėl ko pas mane eina tokie žmonės? Aš šiaip neįsivaizduoju. Kas gali būti? Nu, aš nenoriu pritem, bet jie yra degradacijai, supranti, ir jų komfortas yra degradacija, žinai, ir iš ko jie labiau juoksis, žinai. Na, aš nenorėjau. Iš kokio sakinukai su golfu žmogum, su tvarkingu gyvenimu, kur atrodo, ar kur žmogus šneka, kad myždavo kiekvieną dieną iki 16. Tai, žinai, jis labiau relaitina, nes ten dabar irgi tas yra. Šiaip gali būti. Nežinai, norėjau sakyti, bet jo. Bet aš šiaip suprantu, blem, čia paim kokį, nežinau, pas tokie Andrikonį, tai tikrai neįžinai. Olegas Šraiva. Pas Olegas Šraiva. Tikrai neįs Traukulių Antanas arba ten bičas, nesėdės 5 bahūrai su vienodais treningais, Rusija parašytais priekiniai eiliai. Ne. Pašuraivo tikrai tokia. Jie, žinai, yra, jie 5 susėda ir, tipo, pas vieną rū parašyta, pas kitą S, pas trečią C, tipo, kurie visi 5 susėda. Ir, tipo, turi visą laiką vienodais. Arba iš šios šalis tiesiog skirtingas. Arba šalis skirtingas. Rū, GO, Džordžija, ten visos tos šalis, kur mašinos su medžiu varomas. Šiaurės Korėja, North Korea. Nelabai rasi North Korea treningų. Bet jeigu jau čia padarytum, bengintų kokie stilistai. Turi fulės komandą, įdomu Šiaurės Korėja. Turi netokį sportą. Turi rinkti. Turi. Tai kažkada. Pasaulio čempą kažkada. Jo, buvo kažkočia, jie dalyvavo ir vienas varžybas su Portugalais, man atrodo, sužaidė lygiom. Ir galvoja, pizda, žiauriai, Zaibys sužaidė Šiaurės Korėjos rinkinę, reikia mums rodyti per visą valstybę, kad visą valstybę matytų. Ir pirmas buvo transliuojamas varžybos, tokias didelės, žinai, ir gavo prieš Brazilus ant 6-0, 7-0. Tai ten po to grįžo tą futbolo rinktinę ir jiems ten visi žiauriai gėdino, žiauriai ten duhina. O tai nebuvo, kad sumontavo, kad jie laimėjo pasaulio čempionatą. Po to sumontavo, kad Amerika supiso, Anglija tenais visus supiso tiesiog. O gali tavo man paaiškinti vieną dalyką. Kur buvo žaidžiamos varžybos? Ar čia prieš Portugalų žaidė, ne? Ar Portugalai važiavo į Šiaurės Korėją? Ne, plėtko. Nes čia būtų žiauriai pavojinga. Tu atvarai į Šiaurės Korėją, va toks tai esi Ronaldo, ne, nahui, tai esi, kaip tasai, blėt, kur homoseksualas, čia Ronaldo, ne? Tasai, blėt. Metroseksualai, ką tu nori? Tasai, blėt, sauskariukais, futbolistas. Ronaldo. Populiariausias, čia Ronaldo, ne? Taip, Ronaldo. Ronaldo, žodžio atvaro. Ne, homoseksualas. Nu, visi sakant, gėjais, ką žinau, blėt, šis senų laikų. Jam draugeliai sakė, pavyzdžiui, kad... Jo, jis atrodo tau, tiesiog vyras, prisižiūrintis vyras, tau yra homoseksualas. Ne, man čia, senų laikų, čia, blėt, 12 metų man visi kimšai galva šitą informaciją, kad spiderasus. Karočią, tai jūs daug atvažiuoji, karočią, ne, visą tokią komandą tų rinktinių už superžvaigždžių į Šiaurės Korėją ir supisa Šiaurės Korėją vienus vartus. Nu čia pizda, tave pakars, nahu. Dėl to Emilija nevažiuoja. Nevažiuoja. Šiaurės Korėja nevažiuoja. O, tai pizda. Jeigu pakartų Ronaldo, tai ta prasme, jos atominę bombą uždžiūvant. Bet jie sumontuotų, kad pasikorys pats, nahu. Kažkaip ten sumontuotų, kad jis savo kilpą ant galvos deda. Įdomu, mes atominę bombą Šiaurės Korėjos, jeigu Ronaldo nužudytų. Portugalai iš karto išmesti, bet jie neturi. Ne, bet tu nemeti dėl civilių. Portugalai turi labai daug šimeilų gražių, bet atominį bombą nulį. Iš kur tu žinai, kad Portugalai turi daug šimeilų, ne?
Čia man 12 metų iš tai, kaip ir pradėjo sakyti, kad Ronaldo piderasas, taip ir Kačmėlai Portugalija. Gerai, Portugalija. Nežiūrėto I think you should leave. Ne, dar nežiūrėjau. Kur, nu, patrakiau. Paskėčiau laidą? Aš neturiu laiko visiškai. Žinok, aš žiūrėjau. Nepatiko? Vieną atskirą žiūrėjau, visai patiko, pažiūrėjau pirmą seriją, tai trečią sezoną, pirmą gal seriją pažiūrėjau, tai nelabai patiko. Atvirai pasakyk, Patraka, tu, kaip sakant, esi toks žmogus, kur nebei nuomonį išreikšti, esi bajas ten visų dalykų. Geriau už mane, ar ne? Tai aš negaliu objektyviai vertinti, nes tu mano draugas esi ir tenais, man labai juokinga dabar. Bet ne, žiūrėk, kaip į profesionalą mane. Kaip profesionalą. Bet man sunku, man labai juokinga, nes aš žinau, kas už visų tavo tų scenų, kaip tu galvoji ir taip toliau. Man labai juokinga, nes aš draugas savo esu, todėl man labai juokinga yra peržiūrėti Emilio scenų skečus ir panašiai. Jo. Aš matau ten, kaip tu visą tavo procesą, evoliuciją matau per tos skečus ir panašiai. Bet klausimas buvo, ar geriau yra už mano skečus ar ne? Aš nesijokiau tenais, aš pas tavęs jokiausi, bet aš nesakau, kad ten blogai, aš noriu aš dar prisėsiu. Gal aš iškart nepagavau vaibo, aš pabandysiu dar pažiūrėti. Tai kartu nuvarysim pažiūrėti. Galėsim kartu. Davai. Aš... okei. Ne, gerai. Ar čia jau Katleris varis? Ne. Aš negaliu, ne? Čia aš negaliu, ne Katleris bus. Su Matėjuku Nahu ir Matkevičiu. Aš tavo... Mūsų hengas atrodo. Aš Antanas, Matėjukas ir Katleris. Jo, realiai tave... Ir visi Rafaelą valgom. Ja, aš taip įsivaizduoju, vylai kokie sėdės, blėt. Keturiese. Dar tavo skečus, nes tai peržiūrėjau, nu ten tai išvis da gerai, eik, na, parodžiau. Jo, Patkėsinį skečą aš karts nuo karto peržiūriu visus, per naują vis. Nu, na, fik. Gal blogai, kad ne į Reel susidėti yra. Nu jo, buvo kitas laikas. Ten buvo, kitokia sistema buvo. Aš išleisdavau skečą ir aš turėdavau keli šimtus followerių, tai keli šimtai ir tik pamatys, nebent koksai žymesnis žmogus, Demiko pašerindavo, ačiū jam, ta prasme, tai tada pamatydavo daug žmonių. Bet jei nieks nepašerins, nieks ir nepamatys mano skečą. Karosas gerų skečų irgi šiaip turi padaryti. Karosas turi irgi gerų. Tai mano skečų yra gal vienas kitas tikrai kartu sugalvotas su Karosu. Mes tada per kartą. O kodėl jūs manęs tuo metu neimdavot? Filmuotis? Ble, nes nemėgom labai dar. A, ne? Ble, Mirė, nedaryk. Man tą, ką mes tau darom. Ne, ble, norėjau biškį. Skečai buvo tokia sistema. Emilis darė skečus, aš dariau skečus ir su Karosu dariau skečus. Ir aš kamerą turėjau. Ir jis turėjo kamerą. Ir jūs gyvenat. Gal mes jam padedam, jis mums padeda. Labai sunku, kai mano visi skečai buvo Instagraminiai minutę, turi sutilpti, tu tiek daug personažų nesugalvosi. Kai aš dariau ilgesnį, tada aš jau ir tave įdėjau, ten tas, kur YouTube'e vienas yra. Kur tuos landas. Okay. Tai tada aš jau įdėjau. Ir dabar, kai darysiu kažkokių personažų, visiems pasistengsiu. Tik aš visą laiką jausdavaus, kad aš vis tiek, kad jie mane paimdavo, žinok, aš vis tiek gerai nesijaučiau visada. Aš jausdavaus, kad mane paima tik dėl to, nes aš turiu kamerą. Paaiškinsiu dėl ko. Nei karto nebuvau kartu su jais pakviestas į rašymo procesą. Neleisdavo man prisidėti nei biškį prie skečo. Jie visada kelias dienas prieš dviejų susitikdavo, jie sugalvodavo. Ir visada kokius aš čerektorius gaudavau. Tai būdavo vežlys, kuris vėmalus geria nužemė. Ir atsilikęs vežlys. Mano lainai būdavo Tada toliau transvestitas. Čia lainas čia garsas. Jo, tada kurva iš Dubajaus. Krepšiko kritina. Vien va tokie čerektai. Ir nieką neleisdavau prie proceso. Gerai, bet tam skečia kitas charakteris yra bomžas, kuriam sudegė namai. Ai, ne bomžas, kuris šoka ir bičias, kuriam sudegė namai. Nu, tai čia žinai. Mes visi ten crazy buvo. Bet vis tiek Karosas daugiausiai su kostiumu būdavo gražiai apsirengęs. Ne, ir tu turėjai kostiumą. Tu dėsi skečus į su kostiumu. Jo, brokerėse. Brokerėse. Tu iš vis gavai rezervaciją, kad pėdėlės. Brokerį gavo. Jo, teisingai. Retintas tai švis nesveikas. Plėš tada, kai brokeris filmavom, aš taip žiauriai atrodžiau. Man dar dabar žmonės siunčia nuotraukas, kaip aš tada atrodžiau. Eik, tu nahui, tokie trumpi, žiauri plaukai. Čia nėra be ūsų, klinčiaivas ir tas toks plonas. Bet tai plaukai dar taip į viršų eidavo. Ir tokie kaip ragiukai.
Ne, bet čia dar kitas. Čia dar... Ne, aš, blėt, nesnežiūrėjau. Ai, nesinau. Jo. Bet ten, kur tas siunčia, tai man jie dar sušukuoti lygiai. Taip, sušukuoti, tai čia dar senesnis. Čia kaip Vienskienė, kur aš sakinukas nesi. Su Vienskienė grinai atrodo, 1:1. Pizdėts, na. Jo, ten jokinga pažiūrėti. Žiauriai. Tasai žiauriai geras yra su brokeriais ir su bareikiu. Jo, šiaip Zabiska dar būdavo tokia socialinė kritika, žinai, tokia. Pas Antaną irgi skečą įdau filmuoti. Aš vis tik filmuodavau su Antanu skečus ir su Pataraku ir Karosu skečus, bet niekada Antanas nefilmuodavo su Pataraku ir Karosu skečus. Aš arba pas jį eina, arba pas juos. Nes aš turiu kamerą. Aš tame dar su Samsung S8 nufilmuoju. Aš savo pirmus 10 video kanalį nufilmuoju su Samsung S8 mini. Aš žiūrėjau šiaip tavo tos video, irgi čia neseniai tavo kanalo. Kažkaip man išmetė, aš pradėjau 10 iš 10 žiūrėti. Nes tenais aš buvau tose videokose. Labai įdomu pažiūrėti, kas save, kai aš esu. Ir... Kur Alytį plikų pimpalo? O, ble, ten koks geras video. Ten nesveikas kontentas. Tas klubas, ten su kebra per miestą neša. Čia nesveikas kontentas. Aš dar bandžiau daryti tokį šūdį, nagaus ryšį, tipo tos intro tokį. Jo. Bet keista, kad šiaip gerai jis paėjo ten virš 100K, bet šiaip atrodo geriau dar turėtų paėti. Labai keista. Aš sakau ne tik, kad nišinis, bet žiauri hujovas tumneilas. Ta prasme, tavo visų video pas tavę ta problemai, aš nesu matęs tokių hujovų tumneilų. Ten neina išmatyti. Bet supranti, pas mane ir editas hujovas. Viskas pas mane yra low effort. Bet editas jau pagerėjęs tikrai buvo tenais, bet žinok, tumneilai, čia, man atrodo, čia atgarsiau. Ta prasme, čia blogiausias dalykas, kas tavo kanalė yra, tai yra tumneilai. Tau reikia pradėti gerus daryti tumneilus, nes tu prarandi peržiūrį. Blet, supranti, tu jeigu darai gerai, tu viskas, tu effort dėdi. O pas mane yra viskas low effort. Tu turi visą laiką būti chill. Low effort. Čia perskaičiau savaitę 5 knygas apie Šustauską. Jo, čia niukai. Ne, tai kontentas jo, bet pats sėdytas pateikimas, žinai, toksai, jo, kontentas tai turi būti širdies geras, bet tipo... Žiau dar tą Palangoje tavo, blėt, koks geras ten, iš visko, ten geriausias jaučia iš tų visų man. Palangoje? Ne Palangoje, Paršelių Rojui. Šventojai? Jo, kur tu stumiai, kad ten, blečia žmonės, jie laiko paršais, tipo savo klientą, ten kosmosas iš vis. Čia geriausias man iš visų. Aha, bet ten labai hujovai nufilmuotas, ten skau kontentas nesveikas, bet vienas prašiausių videografinių darbų, kokias esu matęs, vienas prašiausių montažų, kokias esu matęs, ir vienas prašiausių thumbnailų, kokias esu matęs. Kontentas gal geriausias, ne top 10, kas yra kontentas. Blet, nežinau, ten filmavo profesionalus videografas, profesionalią garso įrašą, nu, tipo jisai yra profesionalus garsas. Kas ten yra, tai kodėl garsas toks prastas ir... Jisai studijavo garsą 3 metus Anglijoje. Blet. Bet čia tas dar nebuvo patirties daug neturėjai. Pirmas video, va. Šiandien, jo, tai va, nu, žinai, blėt. Dar gal žmogus, koks prisidėjęs, buvo tumneilą, gal rakelis darė, blėt. 3 žmonės išdūkino vieną. Šiaip, nu, į tokią vietą, tokį kontentą filmuojant nereikia profesionalo, nes jisai norės, padarom birylą, ten dar kažką. Darom, nes jisai jausis tiesiog kaip laikytuvas, o jisai turi, nu... Aš būčiau, kai filmavęs, būtų 2 kartus daugiau peržiūrėjęs, nes aš būčiau užgaudęs, būčiau žinojęs dar geriau kaip gaudyti. Jo, labai tas įsingi, labai profesionaliai dirba ant tokių projektų, bet ant vlogų jie tiesiog pradeda filmuoti, žinai, vaizdą, tipo vizualinius. Jo, kol Antanas Vėmalus gerai išklausė, filmas lempa, kaip mirkį, žiauriai nematė, kad... Bet praktiškai taip ir buvo, Vėmalų negeriau, bet, nu, blėt, buvo tipo gerų kadrų. Ir žiau dar tavo tos irgi su knygom, nahui, ten, jos tos iki galo peržiūrėjau man per mažai. Dar mažai, blėt, tas knygas. Per daug šnekam. Šneka, žmogus šneka. Plau, dar kalbu, aš irgi parašiau vakar, blėt, aš kur vieną savaitgalį neišiau miesto, pizda, tiek LNK, nufilmavau ir dar skečą parašiau. O, kurvo, skečą? Jo, nu, tipo, ten toksai, aš niekada nebūtų skečuose. Ten toksai labiau, žinai, kur... Ne, šiaip sakau, kai skečų dabar nieks nedarė ilgai. Jo. Kur ten, tipo, toksai video, kur man reikia pažiūrėti, kad nevaryčiau miestą. Žinai, kur, tipo, kur aš sakau savo, kad nevaryčiau į miestą, žinai. Kad kiekvieną kartą turi pažiūrėti. Okay, geras toksai. Fest bus, ne, padaryk fest. Savo gyvenimą. Savo gyvenimui. Jo. Dar vieną projektą dabar esu irgi jau galvoju. Tokį interviu formatą. Nu, žodžiu, dabar jau. Antanas grįžta į grindą. Jo, grįžta į grindą. Gerai. Vasara baiginėja, žinai. O, jo, dabar žiemą, grind season. Pridaviau šlapimus, kaip sakoma, žiūrėsim rezultatus. Pridaviau šlapimus, jo, to. Sveikas. Tuos visus, kaip sakant, kūno dalykus. Noriu vieną, turiu Arens, nusinčiu nuotrauką, blėt, noriu paaiškinti jums, kas su manim vyksta, blėt, kuo keiščiau, kuo toliau man vis labiau keistesni dalykai naktim pradeda dėti. Atsiminant, kur pasakau, kad naktį dročint buvau pradėjęs prieš savo valią. Prieš savo valią dročint? Nu, tipo, prabundu iš mėgų, tu užtampęs kotą, nahu.
Bet tampydamas kotą paskui jums šitą. Jo, atsikėlė. Ai, nu, okei. Jo, kažkoks droč paralyžius kažkoks. Dabar, karočią, paskutinės 3 dienas atsikeliu rytais ir vis nauji triusikai. Duodu, iškart paskau, kad čia kas kart vis nauji triusikai, bet kas kart vis tas pats tą pačią dieną. Pajungu. Būna. Kas čia bus? Tokia skylė, nahu, ten kur subinėjai yra. Neapisu proto, 3 naktį atsikeliu, tokias skylės. Kodėl... Skyrėsi dydžiai, bet tarkim būna va tokia va skylė. Kodėl būna... klynas tuščias yra? Kodėl nieko nėra? Aha, nėra genitalijų, nieko. Kur tavo kūnas? Nu, čia tavo kojos. Ai, ne, čia jie pėdas. Oi, tu prisišykęs, kas čia vyksta? Kodėl tu apsišykęs? Nu, blėt. Čia kojas, čia nusmaukti. What the fuck? Kur? Apačioj kažkas. Eik tu. Blėt, Emilė. Kur? Eik tu. Oi, čia kilimėlis aplinkui tolėtas. Koks jis apsišykęs yra? Ne. Kam tu? Kur čia tau fetišas naujas rodys? Aš tam štukų žmonių rodys šūdų savo. Ne, pajungti. Nesunahu. Blėt, tai ne šūdai. Aš jums prisiekite, ne šūdai, blėt, jūs ahuėl. Sveikas. Ne šūdai, ten tikrai. Kodėl? Ne šūdai. Mes šnekam, tai šnekam, bet rodyti. Gerai, ne šūdai tenais, aš sakau, blėt, ne šūdai. Tai yra kilimėlio šonas, jis pilnai nesimato. Blėt, pasistenk man tą, aš nenoriu. Jis apeina aplink klozetą, na. Kur tavo kiaušai yra? Kodėl tu... Taigi čia nusmaukti triukai. Kur tavo kiaušai, tu man pasakyk? Nieko nėra, du. Jūs debilai, čia yra kojas, čia yra va čia triukai. Nu, čia kojos ir čia klynas, čia ta vieta. Kur čia nėra pas tai kiaušų? Aš nesuprantu, pas tai dingo kiaušai. Apie ką jūs kalbate? Visas taip susitraukė viskas. Apie ką šneka, kokie kiaušai? Čia nuo steroidų, nuo ko? Apie kokius jūs kiaušai, taigi čia triusikai. Nu triusikai, čia kojos, o čia tuščia. Taigi čia nusmaukti ant žemės. Nenusmaukti, čia tavo kojas, blėt. Čia mažai kauliukai. Pažiūrėk, čia kojas kauliukai, blėt. Tu nesupranti. Ir dar šūdas apačioj, nu kaip taip įmanoma? Čia kauliukai. Ble, bet gerai siriškinai, tau ant leškų kaulai jau lenda. Čia ne. Gerai, tas yra svorį mėdė. Kur jūs debilai, blėt, esat. A viskas viena fatkė? Nu, žiūrėk, tai parodys tą skylę jam. Dar kad. Ne, tai skylę matom. O gerai, o kas čia yra, dėl ko? 3 naktis iš eilės. Nes tu neturi sėklydžių. Ne, bet pričiom skylė atsiranda tarp analinės vietos. Aš nežinau, aš tai ne dėl šito klausčiau. Save naktį fingerini, ble. Čia tai pohui. Tu nenusijėmi kilnaičių, kiši pirštus ir fingerini savo iš. A, kad gali būti šitas? Tai aišku. Bet tokia dydžia skylė. Ir dar daug pirštų reiktų. Pradžiai jaučiu vieną kišai, 2, dabar jaučiu visą kumštį kišai. Bet nežinau, bet ryte atsikeliu, nu, tipo, atrodo, lyg viskas gerai, nieko nebūčiau daręs. Bet tada nueina tūliką, nusimano triusiks ir ten skylė. O rankas šūdinas? Ne, apšė, net nesmirda nieko. Gal nusiplauni, gal pafingerini ir nusiplauni. Ble, gal tai koks bildukas pisa per šį. Aš sakau, gali būti, man reikia jaučiu kamerą sėdėti. Ble, nėra, kad mes... Gali būti, kad ten tichus bachas yra. Jo, mes ten podcast'ą netyčia iškvietėm, netkvietėm atgal. Jo. Nepis naktim tichų bachas. Mane pradėjo viniuoti per analą, na, tichų bachas. Bet čia žiauriai yra, nes tave vaiduoklis atpisai, subinio vaiduoklį, blėt, gali lygų tiek nešio, tiek metų gyvenaisi jau. Bet pasi kitokias lygas. Kitokias, ne? Pasi kitokias. Jo, šmėklalygė gali tu. Šmėklalygė. Kas bus pradės rankas per matomas daryti kažkurio momentu. Tam pystavo ten iš vidaus visokie dalykai. Nu, bet nebūna, vieni triusikai tik tais čia. Taip pat. Ar jau... Ne, treti jau, man atrodo. Bet ant kitų mažesnės skylutės. Aš tiek turiu daug triusikų su skylėm ir nei vienu nemetu lauk. Nemetė, ne? Bet irgi pas tave būna skylės, reiškia. Pastovi. Ai, tai va. Pastovi. Apsiverti. Tu irgi pisėsi subinę naktį. Jo, pagavai mane. Ne, aš tiesiog jie suplyšta. Pas mane kojas, kad čiokiškas labai yra, pažiūrėjau, nu, tipo labai... Ne, tavo leškas, tai... Nėra geras, bet blauzas tavo geras. Nu, pažiūrėjau, čia lašakas. Čia raumuo yra. Pažiūrėk, juda. Čia visiškas raumuo. Lašakas. Parodyk savo kojas. Padaužyk. Parodyk savo kojas. Aš dabar nenusimausiu kelnių, blėt. Nusimauk, parodyk. Nusimauk, parodyk, greit. Aš turiu fotkę vakar, kaip tik kojas dariau, galiu parodyti. Tai tu užsipumpavusias kojas, tai jo. Nu, net nesimato, tai čia užsipumpavusios kojas, dabar parodyk. Myli tau diabetas, tau nupjaus kojas, tai čia... Ne, tai dabar neužsipumpavusi, aš nerodysiu, tikrai durnu. Čia senų moterų kojas. Tai neužsipumpavusi nerodysi? Ne. Nebus geras efektas. Ir plus apšvietimas čia hujovas, man kad šešėlis kristų, kad būtų biški pompo, nors kokie su skuotais, nors su 100 kg būčiau padaręs porą kartų. Nu tai pas mane tokias leškas šiaip nieko nedaro. Čia neleškas, ką tu rodai, visiškai yra neleškas, tu neskiri kūno dalių, blėt, va šitas dalykas man nemasiutina, nori tave suknežint. Apačia koja yra glūts, naho, neleškas. Koks glūts čia leška, blėt, pažiūrėk. Leška yra čia yra glūts. Kaip yra glūtsai? Apačia yra glūts. Čia leška, mylė. Kaip? Blėt, kaip... Va, čia čiurna. Kaip čiurna, leška. Kaip glūts rakelė lietuviškai?
Yra keli, žinote, kaip glūts. Palauk, Kur... aš pasigūglinsiu. Sierčias, kuras. Glūts yra leškas. Glūts lietuviškai, parašau. Tu ne žodyną rašai, tai Google tiesiog rašai, ne? Jo, aš glūts lietuviškai. Glūt, va, vertimas. Užpakaliniai. Užpakinu. Ne, tai čia man subinėt, nu, čia subinė. Ne, jo, glūts iš vis, jo, čia yra glūts. Ai va, Jared, your glutes are tighter than a snare drum. Lietuviškai, Jared, Jo, žodžiu. tavo sėdmenų raumenys kietesni nei oda ant būgnų. Sėdmenų raumenys. Tai gerai, sėdmenys yra čia. Čia sėdmins, nu. Ir glūtsai. Čia yra leškas. Bet glūts yra ta galinė visa vieta. Va. Ne, Ne, čia. yra glūtsai. Sakot? Jo. Tai va, aš turiu nesveikas leškas ir man sproks atėti. Pastovi. Ne taip, hamstrings. Čia yra hamstrings. Vala. Hamsters. Hamstrings. Atėjau visiškai išpratėjai, mylę. Lietuviškai, hamstrings lietuviškai, žiūrėk. Va, hamstrings lietuviškai, va, hebra. Dvigalvis, ble, bet Jo, dvigalvis. jie iš priekio. prasideda, yra šešigalviai visokie. Dvi galis surumo dar kitaip žinos kaip leškas. Jo. Bet leška čia nėra žargonas tiesiog. Žinot, tą dainą leškos, aфиgenai, pūtė. Pirmą kartą girdžiu. Pūtė, taip sako. Niūchinti, aфиgenai jau. Sako, niūkintim tai? Aha, Sak. ten žiauri daina yra. Tokia legendinė. Nu, legendė, bet niūkinti, bet Niūchinti, sako, jo. Neniūkino tais laikais. Leistis tada dar sako, leistis. Jo, tada Niūchinti. leisdavas. Niūchinti, leistis. Ble, nebuvo tokie laikai, kad tu geri alkoholį ir tada kitas iškart heroiną leidęs, nes, nu, ar uostydavo tais laikais? Oi, tu žinai, koksas ir amfa Lietuvoje yra sakyčiau, taip pat kaip Antano giminė atgal seka iki Vytauto kunigaikščio laikų. Čia, pizda, koksas Lietuvoje su amfa jau senų, elektros nebuvo gaidys jau. Tai kaip pagamino be elektros gaidė? Kaip su malūnas? Sgirnam, da. Sugirnam su Čia visi malūnu. tie nuotraukos, Asilas kur moteris su tabletė, čiagi nesviestas ten. Noriu Gaidį pasakyti, darydam. prieš 90-us Jo. pas mus. Oi, tikrai, Jo. neįveždavo, čia Rimtai? Bet čia privilegijuoti labai gal. Jo. Bet kai privilegijuoti. Jo, šiaip nebūdavo, paprasti žmonės daug neturėjo. Nu, tai pagaudavo ten, kas biškiau šutuomenės, bet... Bet tai tu gerai, tu gauni ten kažkokio gaidžio. Supranti, kas yra? Tie dalykai, jie būdavo vaistiniai vienu metu pardavinėjami. Jo, žinai. tas tai jo, bet ką žinai ar pas mus? Europai buvo pardavinėjami visur prieš antrą pasaulinį karą. Nu jo, tai čia labai senai. Bet jeigu apie 80-us kalbam, prieš 90-us. Aš jau intervą YouTube'į. Per Sovietų sąjungą. Žiūrėjau dabar neseniai intervą, kur tiesiog kalbina kietus bičius, visokius skeiterius ir taip toliau iš ten 90-ų, gal net ten 86 metų yra toks intervas ir ten klausia, ką jie laisvalaikiu veikia ir jie visi apsirūkė absoliučiai. Ir kaip supratau, kad kad ten tais laikais populiaru būdavo ir žolė, kai labiau pasidomėjau. Tais 80-ų galas, 90-ų žolė buvo žiūri populiari iš dragzų ir visokie raminamieji. Tai labai būdavo populiarus dalykas tų jaunųjų tarpė, man ir motina yra pasakojus, kas seniau eidavo, tai sakė žolė ir visokie klonė visokie pamai, zadanai. Tai yra 90-ųjų reivą, tai matos visi išsinešę tokie šokai. Ai, ratai irgi būdavo. Jo, ratai. Bet čia ne Lietuvoje. Lietuvoje patarakai. Gerai, bet po 90-ų. Taip. Ratus 90-ais. Ir 80-ais jau buvo. 80-ų gali būdavo. Čia hipių era visa Lietuvoje, tas pats šūdas buvo kaip ir visur. Na, jo, bet pas mus sienas visą kitą Sovietų sąjungą. Bet buvo, žinok, tikrai. Aš manau, kad turėjo kažką. Oi, ratuodavos, kažkas gaudavo. Mūsų tėvai narkomanai visi. Ne taip. Nebuvo, kad visi... Ne taip stipriai, ne taip kaip pūkasi, bet... Agonpenis egzistuodavo. Buvo agonas, buvo. Tai iš karto ant heroino šokdavai. Ne iš karto šokdavai pradžio ant gaidžio, tada ant kokso. Koks ant gaidžio? Tada ant ratų. Tarybų sąjunga ant koks ant gaidžio šaudavai ir tada heroiną imdavai. Taip, tada ratus pizdavai dar. Hera čia galė. Kaip dabar, viskas buvo taip pat kaip dabar. Blėt. Chruščiovo bučinys, žinai, kas yra Chruščiovo bučinys? Chruščiovo bučinys, žinai, kas yra. Kai tau į subinę heros įpučia. Aš žinai, per šiaudelį. Žinai, kas yra Landsbergio bučkis. Nu. Kai tau, karočią... Į zalupą įpučia. Apžioja zalupą, karočią. Ir pas jį būna ant liežuvio biški popis įdstų. Apžioja. Ir taip. Įtrina į zalupą. Įspjauna į zalupą skyrę tokį. Agonas tiesiog, galvoji nuo agono apsineši tiesiog. Okay. Tau gaunasi urinary tract infekcija, žiauriai šlapim takį. Tada nuvažiuoji ligoninę ir išrašo vaistų. Ir tada apsineši vaistų. Gražinam dalbojo buprotą tamzą. Mes kalbam, buvo narkotikų ar nebuvo? Buvo, nebuvo. Buvo 100%.
Nu, bet, neniūkino gaidžių ir koksą, blėt. Nu, blėt, jis vėl, tai aišku, kad gaidį niūkino. Niūkino. Blėt, Kaune nieks nieko nedarydo, daugiau tik gaidį niūkino. Visas Vilnius ant gaidžio buvo 80-ais. Čia buvo epidemija gaidžio. Parašykite Google. 80-ųjų. Buvo visi alkoholikai tiesiog. Ne. Kažkas sagų ant... Lietuvoje net buvo toks fenomenas vadinamasis Vilniaus 70-ųjų gaidžio maras. Tai kur žmonės mirdavo masiškai nuo gaidžio verdauzų, nes ant tiek populiaru buvo. 70 metai, elektrą ką tik įvedė. Kokią muziką klausydavo, nes tu negalėdavai net gauti... Gali, ei. Žaras dirbtėlis aukso pakraščiais. Skaičiai žemės mergų žėlės, tos, kurių tu nematei. Geltonų plytų kelias. Šauni gaidį. Palangos jūrai nuskenda mano meilė. Lietuvaitė. Žiauriai hujovo muzika ant gaidžio būtų ir ant rato. Belia kaip. Tokia žiauriai. Dauna visi seneliai sako, kad jie niekad nieko neįmė. Nes nenori, kad tu vartotum. Nerdai, jie Baldur's Gate 0, blėt, žaidina. Buvo Baldur's Gate 70. Žaidimas nerdo, bet... Žinot. Net gal tavo seneliai irgi buvo tokie labiau savo, linkę labiau laikyti savo. Senelis, ką reiškia senelis žodis? Kas yra senelis? Senelis. Tai yra senas žmogelis. Ką, blėt, kas čia prašūdas? Senelis. Esat girdėję šitą dainą? Vieną geriausių dainų. Nebus ko pratikal. Ne, šitą nebus. Begyvas jau, ne? Jo visą šeimą gyvena dabar iš šitos dainos, tai bus copyrightas. Kiek gimė, tų laikų Dreikas. Kiek gimė nahui vatnikų nuo šitos muzikos? Čia ne vatnikų, čia yra 3-7 metų estrada lietuviška. Ai, tu nuo 3-7 metų. Jo, 3-7. Dabar hipsteriai tokios klauso. Ne, nelabai. Ne. Čia tik aš jo. Šį dolis, man nemėgsmiausių dainykų. Ir tada, žinot ką, Pavlaičio tą Palangos jūrai, nuskenda mano meilė. Tai čia irgi Dolskį yra. Tų laikų. Pavlaitis visiškas krysa yra. Vis tiek prikrysinės dainų, kad... Jo, čia net nėra kontroversiška. Šiandien pasakot tokią istoriją, nežinau, ar galiu sakyti, bet buvo tipo tas Bankutavičius su Pavlaičiu kažkada kalbėjo, sako, Bankutavičius toks, plėt, man išpys, aš jau 20 metų dainuoju, ar ten 15 metų dainuoju 3 milijonus, man kur tik nuvažiuoju, mes prašom dainuoti 3 milijonus. Yeah. Ir Pavlaitis suka, sako, plėt, aš jau 5 metų dainuoju žiburius. Ne žiburius, o tą, kokia yra ta jo... Jo. Vėl. Švieski man vėl. O čia yra grupės Otovan daina Help, get me some help. Gali tiesiog pagooglint, tai va. Net ne savo dainą 5 metų dainavo. Čia tai pragaras. Kroatiškas dainas, iš Kroatijos pizindo irgi. Viskas ten. Ir dabar kas bairis jaučiu pizinį iš Kroatijos, gali garantuoti. Jaučiu tikrųjų. Ne, bet kaip tu išklausysi? Nu, taip pat nesuprasi. Bet bus nerelatable premisai ten toks. O, žinot, tą jausmą, kai kur graikų nekenti, na. Pizdak, mane už. Kroatai nemėgsta graiko? Jo, kažkas ten yra pas jos bifas, man rodas. Kratai su Serbai. Serbai gal. Serbai labiau. Serbai gal, jo. Pizdak, blėt, žinot tą jausmą, kai kur sėdi ir serbas ateina ir sako, kad, blėt, mes geriau už Kroatiją. Kurą. Bet, žinok, lietuviai taip mes, nėra čia, tipo... Tokių bairių net Lietuvoje, kad mes ateina į Latviją, nahui, pisau, nahui. Nu, pas jas ten 90-osiuose tas karas buvo, ten tie bosnai, serbai ir visi. Jo, bet niekas vis tiek apie tai neprikolina. Vis tiek prikolina apie mamą tėtę. Šiaip yra didelis community lietuvių Kroatijai. Kroatijos lietuvių yra net grupė. Jo. Linkėjimai visiems, kas žiūrite iš Kroatijos lietuviam, galvoju apsilankysiu gal. Aš esu ten buvęs, ten yra pigiausia, šilčiausia vieta, man atrodo. Šiaip Kroatijos zaibi. Bulgarija yra pigiausia, šilčiausia vieta Europoje. Eriks tada Bulgarija. Labai išreikštas pavadinimas, aš nevarysiu vien dėl to. Bulgarijai pizda yra su nusikalstamumu. Aš dėl to nevažiuoju tenais, nes tenais vežioja bachūrai, pasiema tą įsodina į mašiną, vežiojas po miestą, tu naiminėjai pinigus. Ten... Čia skamba kaip... Atrodo mano 16 metų gimtadienis. 16 gimtadienis mano. Numinėjai pinigus, tada atiduodi bachūram pinigus, eini iki pareigūno, pareigūnai pasirodo tie patys bachūrai yra. Toks platvistas. Čia žiauru. Belia kaip. Kur policija nedirba, aš nevažiuoju tą šalis. Belia, jo, šiaip. Kas komentaruose parašykit, jeigu turit kokių rekomendacijų mums 3, kur mes galėtume 3 pakeliauti, padaryti rifo išvyką, kažkokios šalis linksmos, bet kad labai gerai dirbtų policija. Parašykit komentarą. Arba jeigu esate buvę kokios nors valstybėje, kur nedirba gerai policija, parašykite, ar jeigu kažkas jums atsitiko, kažkoks tai dalykas. Komentuokite. Apvagė, jo, laiškus gali parašyti komentarą, kaip norit. Šiaip prisistatykite riferiai vardą, pavardę, kur gyvenate ir rašykite komentaruose. Ir savo pirmojo gintinio vardą. Gavau žinutę 5 minutės. Aš atspėkit ko.
Oi, tu tvaro jau? Jau viskas. Už 5 minučių nuo būsiu, bet... Blet, kai jaudinas. Nežinau, Hebra ar žino dar pala. Nu tai jūs pamatysim, ne? Jo. Nu bet už 5 minučių bus Laurinas Burovas, tai dabar darom pertrauką, greitai reikia varyti pasitikti. Na ką, ponės ir ponai, ilgai laukta akimirka, mes ilgai slėpiam, niekam nepranešėm, koks bus mūsų kitas svečias, bet nieko nelaukdamas noriu šiandien jį pristatyti, tai labai nesitikėjau, kad kažkada teks taip sakyti, bet šiandien laidoje Laurino Maibach fenomenas. Ponai ir ponės, Laurinas Maibach. Laurinas Maibach. Nepamenu, kada taip senai jaudinaus. Pirmą kartą. Tave kviestis buvo stresinga, na. Stresinga. Aš tai pirmą kartą haliavą į podcastą atvažiavau. Oi, na, pagarba. Šaimų nejauliu. Turi sponsorių kokį gal, ja, nori kažką pašautautin gali. Mane sponsorino tik iš Provieno. Tik iš Provieno. O ko sponsorino? Ką duoda? Verchai. Cizu. Per tvorą permeta. Bet žinai, tokius, kur patys. Kanzarona. Patys susūgė. Per bygus per sieną mėto. Gerai, kaip dabar noriu iš karto vis paklausti, blei, čia kaip intervas gausis. Nu, bet karočią. Nu, bandai. Dabar grįžai, buvai biški kažkaip paprimės vienu metu su kontentu, tiesiog laivus darydavai, niekur labai nelyzdavai. Dabar grįžai, kaip čia tas tavo sugrįžimas prasidėjo, kaip čia, nu ko, kas viskas, kaip kas vyksta. Kodėl dingau gal pradžioje? Jo, kodėl dingai, kas atsitiko? Nu kaip, dingau, nes pradėjo pavydėti labai daug žmonių, rimtų, įtakingų, žinomų, sėkmingų. Pradėjo, žinai, pavydėti, kenkt, griaut gyvenimą, nu ir žinai, kai vienas esi prieš tiek daug visokių priešų, tai ir nudegi. Vienas laukia nekarys, kaip sakant. Vienas laukia nekarys. Nu, kaip sakant, nėra kur dėtis. Jo. Tu man padėsi, meni. Kas tu toks? O tu esi matęs Emilijo Kubą, kažkur tik tokį, ar kažkur esi, ne? Patinka, pažiūrė. Iš vieno vidos išvegau, kaip jisai Palangoj kalbino, kažkaip tai rusų kalbino. Eik, sak. Sako, rabotai iš, blėt, pamiršau. Jo, nu tai karočiui. Kas ten buvo, Emilija? Ten su skaičiavimu, kur aš ten, tipo, sakiau, kiek metų ir ten aš įspisinėjau. Tipo, kad jis netai pasakė, atsakė. Jo, grįžai, atskai norėjo kenkti už žmonės, kaip sakant, bandė sunaikinti tave. Nesunaikinti, tiesiog užpavydėjo, žinai, tikrai vyresnis žmogus. Okay. Kaip priimti seniai, ar rimtas žmogus, pavyzdžiui, jam yra kiek, 27 ar kiek? 27, jo. Nu, jeigu 27 ir jisai užpavydėtų dabar kokiam 17 mečių. Nu, esu iš čia rimtas ar ne? Nu jo, kaip pažiūrėjai. Žinai, na. Tai aišku, jisai turi ten tos įtakos, toj sistemoje supūvusi, žinai, tai tarp valstybės tarnautojų, žinai. Ir ką jis, tai tiesiog, nu... Tu patys spręskit, kas čia per žmogus, jeigu jisai užsiminėja jauniems žmonėms Lietuvoje griaut gyvenimus. Tai kas čia toks? Kaip jūs įvardinsite tokį žmogų? Kokiu žodžiu? Pedofilas. Gaidys, ne? Abudu. Ai, tai dėl to neišleidžia tavęs dabar? Ir tu pastovi dabar dėdės skundės, kad tipo tavęs neišleidžia. Neišleidžia manęs dėl kito. Ai, dėl kito irgi. Dėl kito žmogaus teisėjų pažeidimo manęs neišleidžia. Irgi neišleidžia. Eik, tu nahu, tai čia prisivyrinės neblogai žiūri. Už kitus žmonės, kai tik už kitus žmonės. Už kitų žmonių melą, už kitų žmonių teisės aktų pažeidimus, viskas man. Ir sėdžiu laukino. Aš jau žiūriu, dabar peržiūrėjau tavo kontentą visą, visus prankolus, knygos pristatymą, peržiūrėjau, labai man asmeniškai patinka. Bet aš pagalvoju, tu nemastai investuoti į productioną patį, nes geresnę kamerą pasimti, gal šitie kontentą pakeisti, pakarpyti kažką, nes tu ragelį pasidedi, jis tau nukrenta ir tu kokius 4 kartus pakeli tą ragelį, nes jis nukrenta ir tu palieki tą pakelimą, žinai. Jo, toksai buitekas, ar kai pereiti profesionalesnį kažkokį kontentą. Nes kontentas geras pas tave, bet tipo... Productionas, pats nufilmavimas. Tada apšė popintum. Nu, kol kas noriu į Olandiją, ten pasifilmuoti. Paskui šiaip kažką tu tokio mašiau link ten. Ne tą, kad tu sakei, bet kažką tokio mašiau. Nežinau, nu, tai aš laukiu, kol man gražins 3 telefonus, aš laukiu, kol man gražins 2 kameras. Taip, o ne? Čia reidas, blėt. Oik, tu, na. Tai Maibachą, žodžiu, praktiškai turim dabar vieną tokių žmonių, kaip sakant, kuri matricą nori sunaikinti. Praktiškai Andrew Tate'as. Lietuvos Andrew Tate'as. Mane tiesiog stebina, kai visi iš čia bėga, jaunas žmogus lieka čia, kažką kūrė. Ir tipo vietoj daug, kad kažką daryti, kad jam čia būtų gerai, kad jis nepabėgtų iš čia. Jie atvirkščiai jį ėda. Nu tai yra nerealu tiesiog. Aš sakau, aš neįsivaizduoju, kokia ateitis šitos šalies laukia. O tu jauties nesuprastas, kad tavo kūrybos nesupranta tie žmonės, kurie taip nori susidaroti? Ar jie pavydė tau? Tiesiog dėl to, kad tu pradėjai peržiūrėti. Tiesiog piktybiniai valstybės tarnautojai, kurie daro žmogaus teisės pažeidimus, tyčinius.
gal kartais ir netyčinius, ir galbūt netgi ir galimus nusikaltimus prieš mane. Nu, tikėkime, jis įsipres. Geriau nerūkyk ten. Kažkaip. Ką? Blet, geriau nerūkyk, nes man galva gali pradėti skaudėti. Ai, rūkyk. Gerai, nerūkysi. Ar atimt man iš tavęs? Ne. Nori aš pasuksiu draugeliam. Ne, gerai, nerūkysi. O dažnai reikia suk draugeliam. Būna, kad situacijų, kad reikia pasuk draugeliam. Aš niekada neskambinu seniai. Jeigu kas prisipisa, duodu durnių kelią ir viso, žinok. Na, ja, teisingai. Bet būna prisipisa prie tavęs, ne, kai laivas darai. Esu matęs porą ištrūkų, kur ten mašinai sėdė centre, Vilnius gatvė ir ten, Maibacha, blėt, ką tu čia? Taip. O to huėlinant jų, tipo, atgal kažką sakai ar ne? Blet, jo. Sakau, bet ten kažką tai, kad eitų kažkokį. Kad lipti iš mašinas nelipi tenais, aiškins. Visko buvo. Ir buvo, ne, kad reikėjo aiškins. Eik, tu, na, esi galvai pysęs kam nors. Ką? Esi galvai pysęs kam nors. Tai jeigu įpyšiu, tai čia tikrai nebesėdė. Aš Nieko negaliu daryti, seniai. Šiaip logiška. Man už svetimų žmonių dalykus jau taso, na, tai aš jau dar kažką padaryčiau, tai iš vis nežinau, ką padarytų. Sušaudytų, na. Nu, žmogžudys būtum praktiškai, kaip žmogžudžio statusą. Straipsnį pistų normalų. Na, hoi pizdus. Ble, aš praktiškai nieko negali daryti. Gyventi negaliu, aš mašinos negaliu turėti, banko sąskaitų, santaupų, viskas pavojai. Eik, tu, na. Tiesiog, aš galėčiau dokumentais rodyti, viskas yra pavojai čia. Ja. Ir netgi jauniems žmonėms irgi perdu žinutę. Geriau nerizikuokit, čia ateities nekurkit, nes bus blogai. Bus bėdų, žinokit, ir tikrai viskas bus labai pavojuje. Kaip jūsų sveikata, gyvybė, jūsų turtas, jūsų verslai. Ble, mes pavojydom ar ne esam dabar? Čisionių, tu pas pavojų. Karo čia pėdų. Nenori. Žodžiu, nusivylęs esi sistemą. Žodžiu, mes taip gan liūdnai pasukam į liūdną pusę. Įsikalbėjom gan liūdnai. Aš šiaip daugiau apie tą tavo turinį norėjau pakalbėti. Aš sakau, tu turi tą charakterį, nu, tu pats labai iš savęs esi juokingas, labai gerai tavo smegenys veikia ant komedijos. Tu turi tą, žinai, komedijos archetipą, tavo vaikystė buvo tokia, žinai, kur tu bandydavai ten prajuokinti kitus ir pritapti. Mes čia irgi visi tą patį darėm, žinai, dėl to tai komedija esam, kad tą meilę gau, žinai. Ir aš jaučiu iš tavęs, nu tikrai to tokį supratimą, ten rule of threes naudoja ir panašiai, o tai sakau, negalvoji kažkokią tai šiek tiek profesionalesnio, ko net ten kokią, pavyzdžiui, knygas, ten apie istoriją pasakoti juokingai, iš savo perspektyvos. Aš noriu kuo mažiau apsikrauti ir kuo daugiau uždirbti. Tai kažkaip tai, žinai. Šitos du dalykus, ne? Kuo mažiau apsikrauti, tuo daugiau uždirbti. Nu, ja, tu... Labai. Vachas nori labai. Aš žiūrėjau tavo dar vieną, kur tu knygą motyvacinę pristatinėjai savo, kur perskaitai, kur tu pakeitė gyvenimą. Ir ten tu skaitai ir ten tiesiog buvo frazė, perskaitai šitą knygą, pamiršti viską ir tu pasižiūri kamerą toksai, žinok, nepamiršk būt bahur, nahui. Aš tiek žvengiau, nu nahui, nu tipo, ir jis taip rimtai deliverina žiauriai ir tipo, ble, aš nepamirškit, nu ką, ja. Tai va, tau toks žiauriai tiktų formatas, nesipagalvojęs kažką. Nu, blėt, iš tikrųjų, aš iš vis nesitikėjau ant to video tik peržiūros rinkti, žinai, aš šiaip norėčiau kažką tai intelektualaus, aišku. Ten, žinok, tas video, jisai daug daugiau peržiūrų rinktų, bet tu tiesiog nežinai, kaip daryti ant tos video productions, tu reiktų žmogaus pasimti, kuris tave padėtų, žinai, tu. Šiuo atveju aš kalbu, kad labai daug būtų apkrovos, žinai, daug. Jo. Ir taip jau viskas už. Tu nenori, okei. O jeigu taip Norėčiau. pasižiūrėtume visą savo karjerą retrospektyvai, ar yra kažkoksai kūrinys, tavo išstojimas, kurį tu labiausiai mėgsti, kur toks atsižvelgi ir pagalvoji, ble, čia gal visai genialu net buvo kažkas. Be sirenos. Rachitas. Pala, čia sirena yra tas, jo, žinau, sirena, rachitas, aš man atrodo moku padaryti rachitą, žiūrėk. Nu. Šešetas. Ai, pala, bet palašiai, biškai. Durhatoj buvai? Ką? Durhatoj buvai. Ai, čia turi būti, čia kad 8 būtų, net, durhatai būtų pavūti. Ten išmoktų normaliai. Čia vaistų. Turi būti pakankamai vaistų pripumpuotas, kad rachitą. Ne, tu klausais tiesiog impression visą dieną ir tu išgirsi ir supranti. Ai, pala, tai tu buvai durhatai, ne, Mabacha? Jo. Kiek kartų buvai? Pusę metų. Pusę metų, blėt, ilgai. O išleidžia ten, kaip ten viskas vyksta, ten kaip kalėjime yra, kad visiškai neišleidžia, ar tu gali išeiti? Pirmą kartą, kai buvau 52 paras, karočią, tai per 52 paras išleidau lauką gal kokiam 5 minutėm. Oi, tu na. Zonai praktiškai. Čia žiauriau zona čia. Ką ten valgydavo, jūs pamatytumėt, kad ten valgydavo, tai aš neįsivaizduoju, nu jūs tikrai nevalgydavo. Aš pats nelabai valgiau. Tai gerai, pusryčiai daugmaž kas, batono gabalas?
Tiek vakošės, na. Eik, tu, na. Tiek vakošės, be uogienių jokių, be cukraus, be druskų. Eik, tu, na. Uogienė kaip 5 liūtų moneta. Dono. Tokį didžio uogienę. Ir tu dar nesi išrankiausias valgytojas, tai aš jaučiu, kad nėra tau sunku labai. Ten netgi man buvo jau. Ten tai tikrai pizda. Eik, tu, na. Okay. O buvo, tipo, gyventojų kažkokių, tipo, tukas irgi uždaryti, matai kažkokių ten žiauriai išprotėjusių, ten kur net baisu turėjo būti. Žinai, ten būna prie filmus, rodo galvą į sieną daužą ten iki krūjų arba ten puola ant visų. Bendraminčių radai kažkokių ar draugų ėjo rasti tokiai vietai. Jo, kaip man draugus. Buvo daug ir rastamanų, ir niuchų, ir alkoholių. Tokių kaip jūs buvo jau. Vintažinį pėdį. Šitą, man atrodo, mačiau. Bleja, tai tokių kaip patarakas yra. Prie lovos pririšta, na. Rachita darė. Toksai rakintas visas. Kaip išėjai, žiauriai tipo, buvo tas toksai, kad eik tu nahu laisvė, inkiek ahuenai. Tas toks laisvės pojūtis. Jo, ypač papasakinio, kad žinai, kaip 3 mėnesius buvau karočio, tai apšiai, tipo, nu jau nebepatekau, žinai. Tiek užlaikė, 3 mėnesius ir pėdana. Čia buvo 2016 gal. Visą vasarą. 28 uždarė, 6 prasė, nevalgiusi, nemiegojusi. Nichavaca, stoviu, krūmai, tipo, žinai, tokie aukštyva kaip žmogus. Tokie krūmai. Ir viduje mane gliušit, kad visur žmonės, tipo, su ginklais į mane, o tai mano. Aš žiūrėkiu, nešaukit. Bet čia jau nemiga, žinok. Tokį momentą jau, aišku, tu nemigoji nuo pačių narkotikų, bet kai taip gliučint pradeda, čia dėl to, kad tu nemigoji dahuja laiką. Taip. Nemiga žmogus gali visiškai išpratėti. Jo. Čia pizda yra, seniai, aš sakau, aš kaip prisimenu, baisu net prisiminti. O jo. Kas ten būdavo, na. Man ir panašiai buvo irgi, tai širp spurta. Tu niuchas? Ką? Tu niuchas? Dabar jau nebe. Aš beveik metus laiką negeriau. Nu, ne metus, 8 mėnesius. Beveik 9 mėnesių negeriau. Nei lašą ir nieko absoliučiai nevartoju. Geriau negerak nahui. Nuraus dar labiau tave. O jo. Aš taip išpratėjęs. Dabar man iš vis būtų pizda. Man vien man buvo, kad aš girdėdavau, kad mano vardą šaukia pastoja. Antanai, atsisuki, nieko nėra. Jo. Nei vienas žmogus nėra. Gal tu ne Antanas? Ar tu tik... Oi, tu nahu, rimtai mėgdžiu dabar. O dabar vėl pradėjai, dabar mačiau buvai nustojęs, tik negeriai irgi dahuja laiko, ne? Pažeidė daug žmogaus teisų, apgriovė gyvenimą, ko pasiekoje, jie ir inicijavo šitą visą procesą. Taigi ašgi negeriau, nerūkiau seniai 6 metai. Taip. O už pavydėjęs senis. 2 štukų eurų į mėnesį uždirba, 10 metų vyresnis ir vaikui tiesiog pradėjo grauti. Dėl to, kad vaikas laimingai, žinai, sekasi normaliai. Nu, tipo, taip ir yra, aš kaip prieš šį vaikas, kiek metų, blėt, kem 2 kokie. O kiek tau? Blėt, hūzinai, palauk, Tramėnį. Rubaca negalvoji tu jį? Blėt, jeigu tu atsėdėsi, galim rūpėti. Ar žinai, Milis yra sėdėjęs? Jo. Ne, 7 mėnesius. 7 mėnesius. Tai Vokietijai zaibiščių. Blėt, tipo liūdna vis tiek, žinai. Aišku, geriau negu Lietuvoje. Lietuvoje tai man būtų per subinę vinioja. Durnas, bet Lietuvoje, kas man būtų, ką iš manęs būtų padarę. Bet tenais, tai, žinai, panetkių, nėra jokių tokių tenais, žinai. Jeigu apsipizdinį snukį gauni, jeigu prisitriokinį snukį gauni, o šiaip tai toliau ramiai sėdi tiesiog ir viskas. Tai aš taip ir įsivaizdavau Vakarų Europą, aš dėl to aš visada gerai ir atsiliepiu, žinai, apie Vakarų Europą, apie merginas, apie sistemą, netgi apie valstybės tarnautojus. Anglūchų netgi mentai ahujenin. Bet žinai, irgi būna blogų mentų, aš to taip pasakysiu, visur būna blogų mentų, visur yra blogų mentų. Matęs ypač pačioj žemyninėje Europoje, žinai, Prancūzijai, pavyzdžiui, važiavau, žinai, per English Channel, pizda, blėt, kaip jį ten rado Panamkę karočią su kanapėm, tipo, iš AliExpress, apžydin, 1 eurų per tą. Jį galvoju, kad, tipo, narkotos, tipo, pradėjo kaifą ieškot. Pizda su šunim, huim, ten 10 metų aplink mano tačkaną. Ardo jie ten sėdinės nuiminė kapotą, blėt, visko ieško, pizda, debilai. Aš sakau, nahu, man čia kažkur kažką vežt. Jeigu iš Englūchą atvažiuosiu, gatvį, blėt, Vatsoku, mes man iškačiu, blėt, 10 barugo teisė. Neliai, pizda, va, šis, netgi ten man pavydėjo, netgi ten man pavydėjo, kur, tipo, šiaip vienos turtingiausių pasaulio šalių, kaip Prancūzija, ten, Vokietija, Olandija. O buvo, tu Anglijai buvo ir ne? Tu seniau šnekėdavai, kad į Angliją varysi ir taip ir buvai išvarsi, ne Anglija? Kaip Anglijai zabys buvo? Pizda, kai. Karočiam. Mėgsi tokius fine things in life, tau patinka prabanga, ne? Tokie žybantis dalykai. Man dėmesio trūkumas yra.
Bandėmės trūkumas rasti, čia jau faktas kaip blinas, šitą Mum irgi, jo. Dėl to ir išsipisinėti prieš kamerą. Palanguoju prieš žmonių kabinėtą. Čiū iš aš būčiau ėjęs. Vis dar gatovas, visi kaip fatas, na kai. Ble, būtų geras, eik, na, tai čia būtų sprogė. Bet aš prisigiriu irgi, bet žinai, lietuviškai nebešniku, tik rusiškai. Ai, ne, girtas. Net nežinau. A čia juokauja rimtai? Nu, ne visai, bet nutyvo. Bet tu turi tų, kad rusiškus žodžius įterpi karts nuo karto. Visada pas tave yra. Aš kartais klausaus, nesuprantu. Bet būna, kad tu sugalvoji žodžių. A ne, būna, kad tipo tokį biškį rusišką paim, biškį lietuviškas ir sujungi. Nesu sugalvoju žodžių, esu seninu. Gerai, kokiais sugalvoji žodį? Koks naujausias tavo sugalvoji? Arba ne naujausias. Mes būna irgi, žinok, sugalvojam gerų. Fegės kortas, pavyzdžiui. Ne. Liukas. Svirpliukas? Svirpliukas. Čia tavo sugalvotas? Svirpliukas. Ai, svirpliona, ble, svirpliukas, svirpliona. Jo, čia tavo šitas jau čia yra. Ai, aš galvoju, kad tu turi minį, kad kaip tu gyvūną pavadinai. Ne, jis jam panūgien viskas, sakyčiau. Iš filmuojat ar ne? Jo. Nu, nahui. O kas yra? Jo, galvoju. Sako, kad yra. Vis da. Eik tu, na. Aš nesuprantu. Aš irgi. Kartais tokį spėlys, aš nesuprantu, čia ką ir... Niekur nekelsiu. Čia šiaip man laivo viską pajungtai, tik toką laivo darom dabar. Tai vaberiukas prisijungs. Ai, jo, gerai, kaip tu žiūri į tuos visus TikToką naujus žmonės, kurie bando prasimušti TikTok'e, visokie vaberiukai, žurnalistai, huistai, ten aš pats nelabai žinau. Aš matau pastoviai tu laivus dar su jais, tu pjaunės visada su jais. Kaip tu juos žiūri? Nu, jie keistai elgėsi, to prasme. Keistai elgėsi, ne? Daug tokių, ypač TikTok'e pastebėjau šiais laikais, kad labai daug tokių, kur jie galvoja, kad čia, tipo, nu, aišku, reikia šnekėti per laivus. Bet jie saiko nejaučia, pizdoja, tipo, susijungia su manimi ir jie pizdyti ištisai. Šiaip gali dabar iš TikTok'o babkį pasidaryti, ne? Nu, ble, šiais laikais įmanoma, jo. Aš iš tikrųjų netikėjau, bet dabar... Gerai, o tai jis laimės daugiausiai uždirba, nu vienas didesnių TikTokerių ir yra Lietuvoje, kas daugiau? Planas daugiau, žinok, negu jis. Aš daug iš TikTok'o neuždirbu, bet kad... Nu tai gerai, o kiek, pavyzdžiui, gali TikTokeris Lietuvoje, kuris dirba ten 20 streamų per mėnesį padaro? Gerda Bėl, kiek uždirba? Gerda daugiau uždirba. Čia yra 600 eurų ar 10 000 eurų? Apie ką mes čia kalbam? Ne, 10 čia maksimum tokie gali ištirti. Ai, tai čia dahuja. Gal tiek negali. Nu, bet kad štūga tai tikrai gali, kad 2 gal gali, man atrodo, 3 kokias, bet daugiau kažką tai... Matai, aš nežinau, po kiek Lietuvoje žmonės doneitina. Užsienį, kas daro laivus angliškai, ten tai kelia babkės nesveikai, na, iš to TikToko laivų, nes ten ir doneitų dydžiai visai kitokie. Kokias geriausias būtų kontentas Lietuvoje? Blet, Lietuvoje geriausias laivų kontentas? Jo. Ką reiktų daryti? Jaučiu Maibachas dabar tą ir daro, tiesiog pjaunės su žmonėm. Čia įdomiausia, žiūrėt. Na jo, beefai. Jo, tiesiog pjaunės su žmonėm, čia aš nežinau, įdomiau gal. Gal kokius charakterius darai, bet nu tokių charakterius, kur darai, nėra gal. Nu, kaip sakant, tam tikri rekordai yra pamušti iš mano pusės, neslėpkim, na. Tu esi pysės rekordų? Nu, tai Facebook'e turėjau rekordą, vat. Dabar jau gal ir jisai pramuštas, bet 18 štukų vienu metu žiūrėjau. 18 ką vienu metu? Tai ką tu darai tada? Čia kreitingas. Kas ten buvo apie... Liutas Silkė, valgiau. Silkė? Ragavot? Pūdėtas Silkė. Ai, stromingas, tasai, ble, čia ar norvegiškas, čia tas švediškas. Nes ragavęs, bet mačiau, kad vėmė žmonės, nu, visi. Užtektų tu jums pavostyti, tu štai. Jo. Supūgus iš užlės, pizdam. Noriu pasakyti, bairį, jie tenais valgo savo šaly, jiem čia kaip delikatesas skaitos. Jie specialiai parašė ir pisa pas savį maistą. Lešiai mes galėjom tokį turėti. Mums reikia kur daryti. Įpis irgi ten kokie žiauriai, kokie... Reiktų apsivemti. Aš manau, atlaikyčiau. Atlaikytum? Jo. Net daug neskanių dalykų valgys. Nu, ble, žinau, kad nemanau, aš pats kaip prisimenu, aš dar prisimenu tą skonį, pina. Aš šiaip norėjau paklausti, pavyzdžiui, tu turi kokio autoritetų Lietuvoje, yra tau kažką, kad tu gerbi, pavyzdžiui, kur tu norėtum gauti pats gimtadienio sveikinimą? Iš to žmogaus, žinai, ką tu... Jo, iš ko norėtum gauti pats? Iš ko Maibachas nori sveikinimą gauti? Aš nelabai noriu minėti žmonių. Antiek maladės. Gal nusikalstama grupuočio atstovai, ne čia? Dekanytė? Henrika Daktina nori iš Dekanytės. Bet jo, jeigu jisai būtų gyvus, tai čia iš jo labiausiai. Iš Dekanytė labiausiai. Iš pakelės žudykų. Ten jau tikrai Lietuvos vierchas buvo. Jo, ten tai tikrai. Ten žinai, laikraščiai rašė, kad jisai buvo vierchas, kur ten, pamint, kur pizdo straipsnis, kad mes valdom Vilnių. Tipo, visą Lietuvos, kad tiek valdės. Įsivaizduoji, tu tokį pistum, Maibachas valdo Lietuvą. Tai aš piždžiuoju taip pastoju, aš Lietuvos vierchas. Jo, pasižiūrį, žinai, gatvėje aplinkui, čia tokie, žinai, vaikšto, blėt. Visi tokie, blėt, nelaimingi, tokie, blėt, pavydus, nahui, tokie, blėt, nekultūringi, nahui, tokie, blėt, hui paimiau. O tu sveikinės su žmonėm? Suprantu, kad, blėt, ką? Sveikinės su žmonėm. Tu kultūringi, tai, ten, tarkim, pavyzdžiui, kaimynas koks nors. Pasveikinsi?
Su juo aš tikrai nesisveikinsiu. Su juo tai ne. Jokauju. Patį norėjai kažkas. Ne, aš tai šiaip, nu kaip, blėt. Normaliai, aš tai normaliai save vedu, nebent jau, jeigu mane žemina. Jo. Mane žemina, tai iš jo darau vapšė. Atsakysiu to pačiu, man vapšė paimaitina. Teisingai. Net jeigu ir mergina kokia, ar ten vapšė, nieks neturi teisę mane žeminti, žydinėti, žinot, ten gadimo nuotaikos. Aišku. Snukį pistum, fanai, jeigu prieitum. Blėt, sakau vėlgi, jeigu tu atsėdėtum laisvai. Davai padarak. Ne, davai, jisai atsėdės, aš jau sėdėjau, aš jau savo atsėdėjau. Gerai, aš galėjau. Geriau man pisai snukį, tu atsidėjai. O taip, tai iš tikrųjų, tai netgi ir merginų man labai daug pavydį, žinai, nu jo, nes jos tipo skylę turi ir galvoja, kad aš tipo princesė pasaulio, žinai. O karočią, o aš bam išlendu karočią, į sankryžą su X5 blizgančių karočią. Galėjau prigėręs, visą Lietuvą stumė. Nu, jom grūzas. Jinai, kaip ką jinai galvoja, aš princesė pasaulio, aš nuostabiausia, gražiausia, aš turiu skylę, čia visi iš pats manęs bėgioja, aš išblėt Batmanė keliai visi dynį ir tik dėl to, kad turiu skylę, nahui, o čia bamo alėjus prigėlės išvažiuoja virchas. Bahūras išvažiuoja, pripysys alėjus, surstromingo privalgęs. O yra kokie ledi Lietuvoje ir dar ką, kurios, kokia tavo yra simpatija kažkokia gal Lietuvoje? Neseniau sakai Šalčiūtė, bet jau Bairis būdavo. O dabar, o iš rimtos kokią norėtum? Be Bairio. Ten kokie Iglė, Diora, ten, žinai... Margarita Šešelgytė, Goda Lieva. Monika. Mija? Mija. Ble, dabar nėra, kad ten jau... Jis jau, nu, biškiau tokia suvytus yra, jau mačiur. Kem 8, ne. Aš esu girdėjęs, kad Sumija nėra labai... Sumija nėra labai sunku, žinok, tu turi šansų, manau, reiktų tiesiog prieiti, pakalbinti, vis tiek gerą liežuvį turi, žinai, iškalbintum, visai paeitų, visai gyvendinama svajonė yra Mija, manau. O Milfė esi viniojas šiaip? Kam? Milfė esi viniojas. Žinai, kas yra Milf? Milf tai jo, tipo, rūkpinis, ar ne? Žemaičių kastinys. Eitunakai. Aš dabar tai pradėsiu vadinti žemaičiukas. O tu vis tiek esi populiarus, mašina gera, aukštas. Kaip tau su panom? Kaip lengva tau su panom? Ar tu gali greitai sušaudyti ir panašiai? Ar daug lengviau dabar negu prieš populiarumą? Jo, kada lengviau? Ir kur šaudais jo? Irgi įdomu. Kaip, suprantat, net nežinau, visada į mane tas švykas žiūrėdavo, dabar ypač žiūri, žinai, nes tikrai ledovo tačkai, žinai. Bet, kaip sakant, nu, blėt, Lietuvoje čia jis tokios traumuotos, kompleksuotos, žinai, labai šaltos tokios, tai čia nelabai, na, ten, nu, kažkokį dėmesį parodo, jūs išsigasta, hojasta, bėgiot pradeda, hojot, na. Užsieniai viskas kitaip, aš sakau, išruosiu į Amsterdamą, aš jau pats kitoks drąsesnis, aš pats neslėpsiu, aš pats toksai, žinai, toksai traumuotas, tikrai mane traumavo, žinai, artimoje aplinkoje, tikrai nuo pat mažų dienų. Dabar sistemingai dabar traumuoja, galbūt netgi nusikaltimus daro, tai žinai, vis tiek, nukentėjęs aš esu normaliai, žinai. Galimai nusikaltimus daro, galimai. Bet atsiminkai, Dietakame Bachas, galimai. Visas apart to, kad kefyras. Tai žinot, nu, tipo, aš suprantu tokį dalyką, kad reikia daryti tą, ką bijai, kad, nu, tu nebebijotum, žinai, kad tu to palėtum. Išėti iš tos komforto zonos, žinai, kad tau skaudėtų huimai, žinai. Nes, nu, tipo, aš taip ir darau, po biškį, po žingsnelį, kažkaip tai bandau. Tai sakau, man išvis, man tokiam čivakui, tokiam vierhui, taip atrodo, man tik prieit na užsienį ir viskas. Ir tu išvyko. Gerai, dabar pisi Amsterdamą, sakė, ne? Planuoju Amsterdamą kelionę. Kokie tikslai Amsterdame? Kaip man įdomu, planas visas, kaip atrodys? Gerai, atvarai pirmą dieną. Kokia seka eina? Ką pradžią nori padaryti? Visų pirma, prisigersiu, kad pamiršti šitą podcastą. Gerai, po to. Nu, ne, jeigu tai aš manau, kad pavažinėsiu po centrą, parodysiu visiems, žinai, centrą, nes ten tikrai yra gerų vaizdų, na. Buvot jūs, ar ne? Aš irgi. Reiškia, narkomanai, na. Žinai, kaip čia pasakysi. Gaidys nenarkotikas, žinai. Gyvūnas. Bomžų kaifas. Gyvūnas. Tikrai aš nežinau, nustengsiuosi išlaikyti sveiką mitybą, žinot, valgyti daug uogų, salotų, vaisių, žinot. Nes ten kainelės pizdasė, nes ten kur čia buvo degalinį, 1,25 kolos, 4 eurai. Oi, o šausi, kaip sakant, gurmanausi, kaip sakant, visais legaliais narkotikais, išbandysi viską? Ten aš tikrai manau, kad eisiu iki to. Nes pats procesas, įsivaizduoju, kad įniai pardo ir puchodokit, na.
Sakysiu, daug dar čekį, blėt, faktūrą išrašyti. Taip, Ant įmonės nurašysi, kad nereiktų mokesčių mokėti. Taip, Maibachidze UAB, na. Čia pizdatė, viską gali gauti. Aš šiaip esu irgi Olandijai bandęs tas marihuanas, tai žiauriai stipriai yra, nepalyginsi, žiauriai. Aš ir tą keksą suvalgiau su draugu ir jis turi hitinį, žinai, po to. Ir kem 5 minutės. Ir aš sakau, dai pasiėmė marihuanos, kol pradės tas keksas hitinį. Gal tiek parūkiau, išnešė visiškai, absoliučiai, nuo tiek va to marihuanos. Ir tada dar keksas užėjo po kem 5 minučių viršaus. Šitam tik nedaugit. Aš Olanduose parūkiau ir ilgai buvau nerūkęs. Sakau, pizdu, blėt, ties Olandijoje reikia pasimti, žinai, blėt, kaip čia nepamėginsi. Atėjau į pardę, sakau, duokit man silpnų, sakau, duokit, kad man labai neštų, man reikia stipriai. Oi, va, čia sako šitas Northern Lights, tipo, tas rūšis. Labai, sako, ant kūno pis, sako, per daug nieko per galvą nešau, zaibys bus tau pats tas. Gerai, sakau. Pis padavė tą silpną žolę, kaip jie sakė. Grįžau į chatą, karočią, iššoviau tą kaseką ir neapis protant tiek užgliūčinant, tiek šizofreniją parėjo man. Keistus dalykus, galvot, aš sėdžiu ant sofos, žiūriu teliką ir aš neapis proto, garsas eina ne iš teliko, o atrodo mano galvoj ta kolonkė yra, na. Man ir tada atėjo mano kambariokas bulgaras, na, ar ne bulgar, kažkoks taip, žino. Ir jis prie manęs ir toks žiūri, toks, ką tu? Kaip sekas? Kažkaip pradėjo klausimų klausinėti, aš neapis proto, man pradėjo gliūdžinti, kad jis mane išprievartaut nori, na. Man buvo iškart blogiausia galvoja, kas vyks. Aš gal mane nori išpys bulgaras, na. Aš tai vis taip bijau, kad apsimyšiu. Vis laik eini į įtampą. Šits irgi ir buvęs. Tau ir tai buvo Maibachą, kad prisirka žaliais ir galvoja, kad apsišyks arba apsimyši kelnes. Aš šitą spaiso parūkiau, karočią. O, eik, tu nahui. Išlipau iš mašinos. Nugriuvau į balą. Ir negalėjau atsistoti. Su baltu maikonu. Koks vaizdelis iš šono. Eini per gatvę, žiūrime į Bachas, baloj guli, negali palėti. Duris pradarytas dar. Kaip istoriko, dabar jau ir kovotoje, noriu paklausti, koks tavo mėgstamiausias mūšis? Gal koks, pavyzdžiui, mano mėgstamiausias periodas istorijoje, tai be abejo, antras pasaulinis karas. Čia girdėjau. Gerbi Hitlerį. 8% žmonių. Nu, blėt. Turi jo favoritų savo antroje pasaulyje karą. Jo. Ir sakyk, neįs. Kaip jūs iš blėtis pakavo? Šias vasikas patau rodo pusę epizodo. O tu gerbi? Mano tėvas labai mėgdavo Hitlerį seniau. Žiauri buvo pasinešęs, plikai galvo nusiskūta, pradėjo kerzus nešiot, kai man buvo 12 metų, įdavo pas mane ir skydavo, kad mes esam tyriausia rasė arijai, mėlyno akių, blondiniški ir jis man padovanoja per mano gimtadienį 13, žinau, kokią knygą, Mein Kampf, Hitlerio knygą padovanoja. Koks teikas tavo apie šitą, kokią nuomonę apie šitą? Gerai, kad knygas dovanoja. Vienareikšmiškai. Ir dar istorinės. Gerai, tai jo, kalbant apie mūšis, tu antrą pasaulinę karą, koks tau, jeigu patranksiausias mėgstamiausias mūšis, ar šiaip kažkokia tai... Kaip įdomiausias man periodas, aišku, kaip Sovietus, kaip Stalingradas. Kaip vokiečiai užpuolė Sovietų sąjungą. Čia be abejo yra įdomiausia, žinot, nes ten, ta prasme, dar šiai dienai nėra pamušti tam tikri rekordai iš to. Jo. Tai Stalingradas Kurskas, ne? Įeina ir Stalingradas ten. Stalingradas įeina jo. Įeina Stalingradas be abejo. Berlyno. Stalingradas didžiausias antro pasaulinio karo mūšis. Jo. Tai ten 2 limonai per 3 mėnesius. Pizdačia. Kažkas tokio. Aš jau šiaip ir istoriją nesigaudau, jie mane pipisa visada. Tai čia buvo esminis lūžis, nuo tada vokiečiai tik traukėsi. O rusai iš paskos ir darė tą patį, ką vokiečiai darė eidami į priekį, kad visi ten grobė, prievartavo. Jo. O tą vakarinę teatrą, ten tą visą didėjai, visus tos kaip amerikiečiai, Šiaurės Afrikos. Tai jiem ten vapšė tos togėlės buvo, ten vapšė labai, net ką lygint, na. Ja. Nes rytų fronte 8% vokiečių buvo seniai. Rytų fronte 8% vokiečių, tai 8% darbo padarė Raudonoji armija. Bet su Amerikos Lenlizo, ne? Amerikiečiai... Kažkiek padėjo, ką. Nuvertinti Lenlizo pagalbą, ne? Blet, vis tiek jie būtų darę tą, ką darė, vis tiek būtų gal mažiau užsilenkę žmonių. Bet kalbame tą Kursko... Esminis dalykas tikrai nebuvo. O tai nemanai, kad Kursko mūšį būtų pasibaigę sovietam tankai, jeigu nebūtų, tarkim, Amerika davė tenais, žinai, plieną ir... Galbūt buvo sunkiau tą pergalį išėti. Bet manai, kad būtų vis tiek, ne? Aš manau, kad jo, seniai, aš manau, kad jo tikrai, nes tikrai buvo dofiga į balų, mobilizuota, jau buvo atsigavę ten, tas gamyklas perkėlė. Ir čia, žinai, tiesiog būtų buvęs biški sunkiau, biški ilgiau užtruktų, biški daugiau ten gyvybių paaukotų, žinai. Bet manai, kad būtų okei? Ne, ten jau tokia ėjo jėga, kad jau ten niekas nebūtų sustabdyti. O turi gal kokį mėgstamiausią karinį filmą, kurį parekomenduotum žiūrovam pažiūrėti ten, ar Šindlerio sąrašas gal kažkoks, ar dar kažkas? Turi kažkokį mėgstamą filmą, kuris realistiškas atrodo tau, kaip istorija patikė? Kai VAI ir Mucha paims, tegul vlogus daro.
Nepaims manęs. Šaizikas irgi? Ne, jeigu rimtai, tai nežinau, bet šiaip iš tikrųjų Saving Private Ryan. Labai geras. Ta pati pradžia ypač labai gerai padaryta. Kaip aš vapšiai žiūrėjau, jį dar mažiukas, vapšiai tipo ten gal kokiais 2000, blėt, 4, na, 5, na, tokia. Tai dar dabar man akise vėti vaizdai, na. Ja, labai geras filmas. Tasai, bet Brother in Arms yra serialas, ne? Band Brothers. Band Brothers, va tasai pats geriausias yra. Ja, labai geras serialas. Melia kaip. O grįžtant, biškai prie komedijos, ar tu turi kažkokių inspiracijų savo kaip šitam personažui, ar ką tu vaikystėje stebėdavai komedijai, kas save prajuokindavo? Jo. Kokių komedijų, kurios tavo labai juokingos? Arba kad ir dabar žiūri jo, ne tik vaikystėje. Jo, ką žiūri dabar? Kas prajuokina Maybachą? Nu, šiaip iš tikrųjų, ką žinau, iš tikrųjų žiūrėjau Cololo ten tos Šapranauskų, žinai. Linkėjimai Cololo. Ir Šapranauskų linkėjimai. Labas rytas. Jo, linkėjimai. Nu, karočią, šiaip tai nežinau, čia Lietuvoje nelabai išką žiūri. O ką iš užsienio jo? Ar tau Adamas Sandleris juokingas ir panašiai, kas Rusiška gal komedija irgi ten žiūrėjai kažką iš rusų pusės, ar iš amerikiečių labiau? Serialas, gal koks Office'as, žiūri The Office. Bet žinau, kad iš tikrųjų reikia atrasti savo laiką ir kažką tai žiūrėti, žinokit, bet mažai išką žiūriu. Nėra laiko žmogus. Tu siemės, ne? Dažnai Siemės bachūras, na. Rimtesni reikalai, nu pas mane. O žiūrėdavai gal Ramanausko kažkokį kontą? Piemburniai. Nes laikas. Kas Ramanausko, blėt, Margarita, hūzna. Kažkada senai gal biškai žiūrėjau, bet manęs nelabai kabino. Ne tavo tema, okei. Nelabai kabino. Bet buvai toks, kad komediją žiūrėdavai daug, ar tokį tik tai šonę biškį kartais užmesdavai ir būdavai komedijos fanas? Ar... Blėt, būdavo laida Dzin. Nu tai va ta žiūrėjau. Ką podavai, ne? Tatukai. Oksana Pikul patinka kaip moteris? Blėt, jo. Приледова малыха. Ну gerai. Оксана, если смотришь, напиши мне. Их цена. Возьми меня отсюда. Ką Marina мне šmarą. Ką Marinai Bui pasakytum? Jei dabar. Nu, blėt, dar ledovesnė. Marina Bui, blė, kažtokia, aš nežinau šitas. Ai, čia nėra mafiozo. Jas visas yra. Kauno Verpa. Buvusi Kauno Verpa. Ai, tada geriau nešnekėti nieko blogo. Jo. Geriau neplėtokime iš tos. Geriau neplėtokime. Jo, Передайте привет и все. Mūsų žiūri labai daug LGBT bendruomenės. Gal turi kažkokių palinkėjimų jai? Palinkėjimai homoseksualų bendruomeniai mūsų podcast'o. Nu, sukas, blėt, kur čia mane atvedėt? Jokau. Ne, nu kaip, aš pats pisau čiuvaką. Pisai čiuvaką, rimtai? Jokau. Emilis žiūri šeimėlų porno dažnai. Nebežiūriu, buvo. Anksčiau žiūrėdavo šeimėlų porno. Žinai, kas yra šeimėlų porno? Kur yra moteris su bibi. Transai. Čia gėjiškas skaitas, ar ne? Klaipėdoj, ar ne? Yra Klaipėdai. Transas vienas yra Klaipėdai. Ble, kaip žiaur. Klaipėda turi vieną juodaodį, matuką ir turi vieną trans. Ant kiek Vilniui geriau. Ne, ką aš jam perduočiau, kad iš tikrųjų man tai čia, žinai, aš visada sakiau ir sakysiu, žinai, pydaras ar ne pydaras, man svarbiausia, kad normaliai elgtųsi, žinai. Jo. Pratot, visa gėjų bendruomenė, Maybachas prieš nieko neturi. Geras žmogus nušiandien. Jo, nes iš tikrųjų ten pastebėjau, žinai, kad jie visi ten, tipo, ten LGBT traliai, jie taip normaliau elgėsi, negu koks random žmogus, žinai. Nu, draugiškės, nu, tipo, kad... Ne. Nu, tokie, blėt, kaip tokie, blėt, aš nežinau, gal ir draugiški, galima sakyti. Gal ir grūzo gavę, žinai. Gal taip, žinai, ir prisikentėję kažkaip. Jo, tu jaučiasi. Geriau save vedana. Aš dažnai taip matydavau. Gerai, o kaip tau Jungle Kingas? Gavau malko vėl. Gavai malko vėl. Bet tu vaidėjai, bet tu nerimta nesimuši. Tu nesportuoji, tu visiškai nesportuoji. Jo, bet tu specialiai nusileidai. Aš netgi, kad tu... Ne, tu tiesiog laiko neturiu čia, ne, kad sportuot, kad bėgiot formą laikys. Nu, aš galiu rinkti, žinai, yra įsportuot, naho, ar varyti centrą su X5, valgyti ledus. Taip. O, čia geriau. Žinot, ką aš renkuosi. Bet tu padarai šou. Visi tie vlogai su Petru labai juokingi. Kosmosas. Tas su Petru geriausias kontentas, jau aš matęs per ilgą laiką tas vlogas visas pizdatina. Petras, labai geras tavo carry antras žmogus Petras yra. Labai gerai susivaibinat, labai gerai. Jis labai gerai sugeria tavo. Jo. Tai tu toksai. Tu čia apie save. Jo, čia tobulas. Nu, jisai turi savo pliusus, bet yra ir pamelavęs. Yra pamelavęs. Aš suprantat, Petrai, tu žinau, kad tu žiūrėsi, žinai. Nemanau, žinau, kad jis žiūrės. Nu, kad jau apie išnekam tikrai žiūrės. Nu, gerai, Petrai. Karočią, aš jam siūliu 20, kad išeis vienas vieno.
20 kartų siūliau išėti vieną vieną. Ir jisai taip pat mazai visokie. Tipo neįsiu, čia man nereikia, neapsimoka, visokie mazai. Tik Jungle King agentai atvarė, pasiūlė šaibų, jisai iškart in. Nu, blėt, man taip netinka toks elgesys. Pinigų reikėjo tiesiog. Man netinka toks elgesys, man čia kaip toks, blėt, žinai, tipo, kaip nepagarba žmogui. Nu, influenceris, žinai, sukasi, nori kažkaip monetizuoti viską. Taip, viskas gerai, bet tada tegul jisai taip pat ir sako, kad jis kito nori. O ne tai, kad vaidina kažką, kad nematerialistas, žinai, tipo, man čia šaibų nereikia, aš čia, tipo, man čia pinigai laimės nesuteikia ir bam tik už šaibos pasirašoma. No. Tai nenuoširdu tiesiog. Nu, galima taip sakyti. O kaip šiaip su žmogum bendrauti normaliai? Jis kažkiek vaidina per laivus, ar jis iš tikrųjų toks yra? Aš to girdėjau, kaip moteris patinka. Nu, jisai nenormaliai. Jisai normaliai šneka, būna grybauja. Gauna grūzą atgal, karočią, ir supyksta. Lietuviška klasika, na. Taip. Na, čia lietuvoje. Įsižydžia labai greitai. Jo. Nu, biški jo, irgi, matosi, irgi išsiduoda, kad biški, žinai, taip, psichologiškai biški. Jeigu tu duodi, tu turi mokėti ir gauti. Jo, būtent. Nu, taip. Šiaip, nu, tai ką, jisai žmogus kaip ir visi, žinai, turi savo pliusus ir minusus, žinai, na, aš pasakiau, yra ir pliusų, pas jį tikrai yra suaugęs žmogus, žinai, tipo, žinai, vyresnis, tipo, jisai, tipo, gyvenimo matė, žinai. Tu tą amžių gerbi. Patart gali, žinai. Ir amžių gerbiu, čia privaloma gerbi. Kaip atrodytų tavo tobulą dieną? Tarkim, kaip atrodo Bacho tobulą dieną, tu atsikeli. Bacho tobulą dieną. Atsikeli, pamiršti, kad podcast'e buvai šitam gerai. Kas toliau? Nu, tobulą tikrai, kad ne čia, na. Karočią, nežinau. Kas pusryčiam? Kokie idealūs pusryčiai tau atrodo? Kur atsikeli pirmą, kokią chatą atsikeli? Jo. Nu, kažkur tai galbūt dangoraižiai. Ir kokie pusryčiai? Nu, organiškas maistas, natūralus, tai būtų uogos, vaisiai, daržovės. Nu. Esu dabar labai propaguoju sveiką mitybą, bet ar iš tikrųjų, ar čia tiesa yra, kad taip valgai? Nu, aš šiandien, pavyzdžiui, buvau parduotuvėje prieš jūsų šitą podcastą. Žinot, kaip būna tas salotos, tipo, kur ready to go, tipo, tiesiog salotų lapai, po eurą, na. Žinot, tai aš tokius 5 sumaliau su blenderiu į sloiką. Viename 100 gramų. Tai aš 700 gramų. Tai tu 5 kg. Kilogramą lapo. Kilogramą braškių ir gervogių dupokai. čia žiauriai brangu vis. Liko va tiek vadovas. Aiktina. Bet tai čia žiauriai sveika, ne? Labai sveika. Vežas. Bet biški proteiną gal reiktų. Aha. Paskolinkit čiriką. Ai, pinigų trūkstant. Bet jeigu uogas perkit, jau ponas esi. Bet uogas. Ble, jo, šiaip brangu, jo. Brangu. Kaip, toks pokas braškių, kiek ten trajakas su akcija. Aha. Gervogių tiek, vat, euros 5 su akcija. O šiaip žiūri akcijas, gaudai akcijas, nes va, mūsų kolega labai akcijas mėgsta, jis gauda visada akcijas. Jo, bet tu net neperku nieko beveik. Davai pasižiūrėkim akcijas, kas geriau akcijas žiūri. Kas geriau kainas. Kas geriau kainas. Blema, čia dabar sunku. Kaip jūs patikrinsit? Kiek grietinėlė kainuoja? Žiūrint kokią, sakyk, firmą. Kiam eurų. Kiam eurų. Taip jo teisingai pasakė. Kiam eurų. Kilogramas dvaro. Daug mes nupirksim. Dvarą. Aš ant tiek pavargęs, kad aš tingiu ruoštis, aš negi Ne, tai čia po. Ne, tau iš tikrųjų tau reiktų žmogaus. Tu jaučiu turi dėmesio sutrikimus su ADG turi, ne? Tau sunku dėl dėmesio. Su galva. Ne, tai žinai, tai kaip pabūni, va tai va centre, žinai, va visą dieną, tai gauni tu dėmesio, žinai. Ne. Ta prasme, kad dėmesio sutrikimas. Koncentruoti negali. Jo, tu sunku. Aš pervargęs tiesiog seniai. Ne, bet šiaip nebūna tau gyvenime tokį dalyką. Ar daug, bet jeigu prirūkai pyko, na, kitą dieną, aišku, sunku. Gali be telefono pabūti, tarkim. Sunkiai. Tikrai priklausomas, aš neslėpsiu, tikrai priklausomas, tikrai ahujel buvo vieną dieną be telo pabūdęs. Aš anksčiau taip darydavau, žinai. Be telo pabūtent 1-2-3 dienas, tu ahujevai. Atsigauni, bet atsigauni, nepašyti. Jo, atsigauni, bet ne kaip priotno, iš tikrųjų kaip nuo kaifo nulypęs, kaip metis kaifą. Šiaip yra. Dabar viskas, aš galiu vieną dieną neprisijungti, aš kokius 200 eurų minusą galiu nuėti. Bet kaip sakau, tai toks gyvenimas, žinai, vis tiek moki kainą, žinai, už ten geresnį gyvenimą, aš nežinau, toks darbas. Vis tiek daug kas bandė tą pasiekti, ką aš, tai tikrai, nematau, kad būtų pasiekę. Ir dar plus aš irgi pats ne vieną žmogų iškėlęs. Ką iškėlęs esi? Esu 2 žmonės iškėlęs, tikrai ne vieną darbo vietą sukūręs, karočiui. O yra tavo kopijuotojų kažkokių, kur tu tak žiūri ir, tu čia mane darai, ką tu čia darai maždaug. Yra tokių. Tai va šitie du, Aš nekopinu. Ką. Ne. Aš esu vėmalas geras, bet ne kameras. Aš taip tiesiog kambarį. Tai atravansas geras, tu na. Yra tokių kopiketų. Ar iš vis galvoji, bus naujas Maybachas, bus kažkas. Ar tai kažkas topins save vieną dieną, nebaisu? Ne, aš jau sakau, aš skaitausi, kad tvirtą pagrindą po kojom turiu, viską padariau savo rankom, karočią.
Tikrai rimti žmonės man pavydė. Čia buvo lūžis, kad aš supratau, kas aš toks, ką aš turiu, kas aš esu, žinai, kai pradėjau pavydėti, tokie žmonės, kurie po 20 000 eurų mėnesį uždirba. Selai, radistai, stonkai, kartliai, kaip jie man pradėjo pavydėti, aš supratau, kad aš tikrai, aukštam lyginu. Nors ir ten, toks kontentas, žinai, toksai radikalus, žinai, toksai kritikos sulaukiantis, ten, aš nežinau, ten, gali atstumti kiek norit, bet man pavydė rimti žmonės. Jo. Galim padaryti žaidimą. Aš sakysiu mūšius istorinius, tu pasakysi, ar toks buvo, ar čia išgalvotas. Lietuviški mūšiai. Lietuviški, eiktų. Lietuviški, jo. Tai gerai, Saulės mūšis. Buvo. Buvo, tiesa. 1-6. Nice. Myžės mūšis. Myžės? Buvo. Ne. Nebuvo. Nebuvo. Iškirpsės mūšis. Skamba liktis, kad būtų. Galėjo būti. Myžės Myžė, ja. Iškirpsi šitą. Aš tik man nebizna. Gerai, Čiudnovo mūšis. Buvo. Makelos mūšis. Bet tikrai ne. Nebėm, net Kolumbijoje. Nebuvo. Tarp kadrelių, su mentais. Skuodo mūšis. Buvo, jau. Strapono mūšis. Nichuja, ja. Teisingai nebuvo. Burundijaus žygis. Buvo. Perono mūšis. Buvo? Kur vyko Perono mūšis? Vokzalo? Prie vokzalo? Jo, prie vokzalo. Prie stoties. Pedeskorto apgultis. Nemanau. Nebuvo pedeskorto apgulties, jo, nebuvo visa. Durbės. Nahu iš jūs kadrelių žiūrit, vapšiai, aš nesuprantu. Ką žiūrė? Okay, nu. Durbės. Mūšis. Buvo. Smegmatikių mūšis. Jis jau telefoną. Jis jau nebeklauso patrakai. Bent jau nebijau. Jis jau čia... Matot, kad menininkai eina pizda. Čia pizda. Pizda, nahu. Dar šitą paturpinam tavo. Ja. Vien daryti. Первый раз с петухами. Okei. Ne, tai tu gal čia apie save. Tai čia tu toksai, ne? Tu toksai gal. Nu, apie save, čia šneka. Ai, tada. Eik, na, первый раз петуха. Šitą intrą, ar... Первый раз. Eik, tu nahu, pizda. Blėt, Šitą pakeliam tavo biškį aukštesnį. Jo, mes pakėlėm biškį pat... Kad didesnis kauterė būtų. Nu, kaip pas karočią. Šitą klausykit, dabar šitą neiškirpsit. Dėl sveikinimo video ir reklamos arba apsilankimo mano jūsų šventėje, tai tikrai rašykite pijamą, patikėkite manimi. Labai žinomas žmogus esu, labai kultūringas, išsilavinęs. Praskaidinsiu jūsų šventę, padėsiu jūsų verslui ir taip toliau ir panašiai. Gerai, iškirpk. Bet neiškirpnė, tiek šito ne. Aš irgi norėčiau... Biškį vieną klausimą, sorry, gal čia pražiūrėjau. Kiek už gimtadienį apsilankymą įmėm plius minus, jeigu čia gali... Ar palei žmogų? Jo, ar čia palei žmogų. Nuo atstumo priklauso, Nuo atstumo, ne? Bet jeigu Vilniui, tarkim... Nu, blėt, kokie. 8. 8, supratau, gerai. O yra kaip su tais gimtadieniais, yra kažkokių nemalonių buvę incidentų, nes man, pavyzdžiui, yra buvę, mes kaip stand-up komediją užsiemam, tai būna palei užsako, žinai, ten tipo, o pas stand-uping paprikolintas. Vestuvėse kokias. Atvažiuok į vestuvės arba gimtadienį, eik tu naho, aš esu tokių turėjęs, man ten snukį siūlė, kad užlenks grasino, yra kur tenai slėpia, mykštą atitūpus, naho. Vieną kartą stand-upinau tokias firmas Baliui, atėjo bachūras, man sako, mišką atitūpęs, naho, dabar prie visų. Tai tokių yra. Buvo, ir tau buvo tokių? Ne, nu, tipo, blėt, tikrai konfliktų daug Lietuvoje, žinai, kaip jie prisigeria, na. Tikrai, nu, blėt, tipo, aš tai nesuprantu, ką mes esminų, tipo, tulkas prisigert, marozint, va tokiam malku duotum, nu, tarkim, kažką malku duot, žinai, paskui ten, tarkim, va ten, civiliniai ieškiniai, iki teisminiai tyrimai, teistumai, bet what the fuck. Aš pats, ta prasme, tikrai pamokyčiau labai ilgam tuos visus, kurie ten kažką pasako man, žinai, ar ten kažką tai pasižiūri ne taip, ar ten kažką tai grasina. Tu vapščiai nesimoka, seniai, nahui. Kaip tau patinka, kaip sakant, azietės, kita tautės, pavyzdžiui, kitų rasių? Nusinėtis geriau negu lietuvės jos seniai. Esi su juododė buvęs. Norėtum, yra toksai fetišas. Oho būtų. Ble, bet pasiododės bibei didelis, žinok, žiūri. Kas sakė speniai? Pasiododės bibei didelis, žiūri. Bibei? Kokiam galvoju? Kokiam tu juododėm būni? Su kuo? Kokią, jeigu tu mylį, reiktų pasirinkti vieną rasę, kokią rinktumėt? Vieną rasę, su kuria mylėčiaus, tipo visą laiką? Jo. Amerikos indienas, pavyzdžiui, gali... Blet, Romų tautybės jaučiu. Romų tautybės? Ypač kodėl Romų? Ką jūs... Ne, Romų.
Nu, tu jau buvai su daug rasių, tai kas tau labiausiai patiko? Esi buvęs ir... Jam gal geriau dročint. Azerbaidžanas. Azerbaidžanas čia nerasė, čia šalis tiesiog. Kas šį geriausiai? Gerai, Latvija. Latvija, čia irgi nerasė, čia kaimynai mūsų. Čia tas pats, kas Kaunies, tai čia šalimais yra, ble, čia nesiskiria. Brazilian. Ne, tu jau prisigalvoji, tu buvai su čigonė ir tau labiausiai patiko, ką tik sakei. Yra vyrinė. Staty šeriu kažkaip, man už pinigus. Jo. Esi Maibachą pas tas kurvas varė staty. Nesu, nauj. O Tinderį esi rašęs bandė savo sėkmę? Nu, ble, seniai, teko pačiatin. Smagu? Daug? Nu, ble, pagrindė čiatin, žinai. Labai daug darbo, jo. Pasiūlai susitikti, jos ten užblokuoja, žinai, ten karočią, ble. Pradeda ten, ble, atmazus mėtyti. Nu, laiko švaistymas, žinai, reikia užsienį varyti, seniai užsienį, kur žmonės nebijo gyventi, kur žmonės neturi traumų kompleksų, žinai. O tai tu labiau vakarietiškas sielas esi? Aš sakau, vakarų Europą, kai buvau, tai aš tikrai save su jais lyginčiau, žinai, nes netgi ten man pavydėjo seniai, čia aš vakarų. Gyvenimo tikslas pasiektas, netgi ten man pavydėjo. Nu, ble, čia tai jo. Olandijai, kur bet minimumas, bet du gabalai, netgi ten man pavydėjo. Kaip manai, ateiviai egzistuoja? Va, mes čia. Kuris iš mūsų? Kuris iš mūsų ateivių labiausiai? Niplaneteninas. Visi trys. Visi trys. Jo, šiaip esi, ką tu, pavyzdžiui, YouTube, žiūri YouTube dažnai? Būna. Kas pas tave dominuoja? Turi, pavyzdžiui, kokio ateivių, ar ten apie pinigus žiūri? Koks tavo YouTube'as plus minus, kaip atrodo? Blet, istorija, geopolitika, na. Aha, okei. Pornucha. Per YouTube žiūri? Kiek smačini kartų dieną? Jūsų podcastas man jau pornucha. Kiek smačini kartų dieną? Kaip? Kiek drošini, kiek zakupilicai kartų dieną? Blet, retai, na. Bet įbanulis tik huniuklus. Aš irgi toks geiškas vaibas labai iš karto, man kur jau po kem minučių. Bahūras, ble, ką bahūra? Bahūrai neklausė. Kiek kartų, tipo aš, ble, bahūrą su piktiku paklausiu, kiek kartų Kartai porą mėnesių. Zaknylica. Kartai porą mėnesių. Ne, kad sakyti. Pas jas mėlyni kiaušiai visiškai turėtų būti, ar yra tiesiog... Gal mergina, nu jis... Padrošim paskui athodnas vaikščiai toksai dūžęs, na, jeigu... Ja, šiaip yra tas. Taigi čia labai didelis organizmui, tai labai daug ten kančia iš ten mineralai, vitaminai, hormonai. Tai reikia suvalgyti, jeigu mineralai. Skanau. Petrelė. Koks jo vardas? Jo vardas koks? Man Patarakas. Mantukas. Galvojau, gal Gintarė? Čia pasau. Marija, kažkas ant širdies, ko norėtum pasakyti kažką. Prieš Lietuvą visą. Ko tikėjais, kad galbūt klausim tas... Prieš visą Lietuvą. Pafollowingit mane. TikTok'e, Maibach, 4.0 best. Žiūrėkit, laivus, siūskite rožės jam. YouTube'as Laurynas Maibach. Pažiūrėkit YouTube, ten tikrai nepasiduokit tai video kokybei, peržiūrėkit iki galo. Jokingas. Jo, Emilis stebėjo tavo kanalą, sakė, kad tau labai pakiltų peržiūras, jeigu thumbnailus kokius pagerintum, žinai, ir panašiai. Yra, ką galim tam padaryti. Ir clickbaitą geresnį, žodinį. Norėt, nedraudžiama, kaip sakant. Ką jis man vadovavus čia kažkoks malalėtka? Aš galiu patarėjęs tavo būti. Gali, aišku. Apie gimtadienius noriu paklausti. Nelabai papasakai, pavyzdžiui, nuvažiuodavai kažkur, aišku, vietų žmonių net. To, kad ten kokią mašiną užstumė. Ne, per vėl tą patys pasaka šiek tiek. Ja, klausiausi nes. Gal kažkokį naujų įvykę per gimtadienius kažką išgimti. Žinau, kad šiaip tai viskas normaliai. Jeigu pradeda grybauti, aš perspėju. Jeigu perspėjimą nepaisu, aš tada išeinu. Važiuoju tiesiog, ja. Tai buvo taip, kad ten sumokėjau gal 107 eurų, iki Lietuvos galą važiavau. Po 5 minučių sakau, pizdu, šiandien. Bet dažniausiai jau čia gerbė, nori pabendrauti, nepakalbėti, nori pažvengia. Dažniausiai jo, iš tikrųjų, blėt, dažniausiai jo. Visą Lietuvą aš apkeliavau su tai sveikinimais. Ai, tu norim tai, kiek turėjai nuvažiuoti. Buvo koks miestas, kur patiko? Jie buvo, blėt, nežinau, žinok, man tai Lietuva visą vienodą, žinok, tas pats kaimas. Na, yra tas, kad važiuoja ir nesiskiria nieko, kur atvažiuoja Mažeikius, ne? Tipo, kaip, pavyzdžiui, yra tokių kelių, kur būna, pavyzdžiui, pasižiūri, tarkim, ten kažkur, ten vakarų Lietuvoje, ten link Tauragės kokios. Čia tokių kelių nėra tikrai, čia kažkur, tai žinai, Vilnius apskrityje, kad tokie keliai, kad pizdoti, šitį, 70 metų kelias, lopai, viens ant kito, žvilgteliai. Esi Utenos kelių važiavęs, va ten tai pizda yra, va ten tai yra kosmosas. Rajone, pavyzdžiui, kai augai, tavo draugai bahūrai būdavo, ne, iš kur tu, pavyzdžiui... Su visai sutardavai, jo.
Nu jo. Rimtai, ne, tenais ir iš. Ačiū, tai buvo. Oi, ble, pizda. Kas yra Maybach? Čia ne taip zaibala šitai skiliai, ble, su šitais kadreliais. Bet čia zabys yra smagu. Vėjelį turim. Bet mes ir esame atvirų pažiūrų žmonės, tai, kad tu nori, kad būtų Lietuva, mes ją priėmėm toks, koks tu esi ir panašiai. Mes esame Lietuvos ateitis. Ja. Po 10 metų bus visi tokie kaip mes. Tai visi mes jauni esame Lietuvos ateitis be abejo. Tiesiog, kad kada mūsų valdžia pradės mylėti, kada baigs mūsų verslus griaut, žmogaus teisės pažeidinėt, na. Vėl mes prie to pačio. Nu, jo. Gerai, kaip sakai, tarkim, jeigu tu būtum Seime, ne, nu, tarkim, tu turėtum, kaip sakant, galę keisti statymus arba keisti dalykus Lietuvoje, ką darytum? Tai aš jau šnekėjau, kad tikrai, padidinčiau baudas valstybės tarnautojams už žmogaus teisų pažeidimus, už nusikaltimus, tyčinius, netyčinius. Mentų taškas parduočiau. Tiesiog parduot nafik. Mentų be mašinų. Jo, su autobusais ar arkliais? Kaip tu duotum? Nuolatinius pravažiavimus ar? Galėtų jie darbo biržai sėdėti. Tai nereikia policijos. O tai jo, tai kas prižiūrėtų tvarką? Bus. Nu. Tvarka, na. Tvarka yra, aš pažadu. Klikda jų. O jeigu rimtai, tai tiesiog, ir tas bausmės, žinot, už kaifą irgi sumažinčiau. Apskritai bausmės, kad būtų liktinumai, visi, kad žmogus turėtų šansą, žinai, gauti liktinumą, kažkokį priežiūrą, huėžiūrą, ne iš karto, kad jam supės gyvenimą, žinai, tai ir traumuot žmogų, kaip jis sakė, ten pisti šiknę ir taip toliau. O taip tai kas dar, ir su to kaifu irgi, bet vis tiek yra neišvengiama mūsų civilizacijos dalis, kad yra tos kaifas, jis natūraliai atsirado. Visi kaifavo kaifos. Tie kaifos, Legalizuot gaidį. Ne, ar per O tai tu balsuoji, eini rinkimus, bandai rinkti kažką, žiūri, kas, pavyzdžiui, programas ten skaitai? Vieną kartą buvo. Nelabai, ne? Ne, tai seniai čia kažką nubalsuos ta pati sistema, seniai viskas tas pats, čia pavadimai keičiasi, viskas tas pats. Man negalvoja, kad kai kurios partijos, tarkim, labiau tave tinka, pavyzdžiui, dėl narkotikų ar ten marihuanos ir kitų dalykų. Kaip? Kad kitas partijos tavo pažiūros labiau tinka, pavyzdžiui, Laisvės partija tenais, kuri jų yra pagrindinė tema, žinai, ir jeigu to tas... Čia yra klausimas, nes tai teistumai čia niekam neįnaudo. Nu jo. O čia, kaip sakant, alkoholis legalus, o puchas ne, tai kaip čia taip, Nu ir šiaip, kodėl nepadaryti, pavyzdžiui, Lietuvos, Rytų Europos Olandiją. Čia Lenkai, Latviai, blėt, Estai, Skandinavai, šitas šaibas leis. Galvoju, dar nahu reikia, mums gito trūksta. Ar geriau savus sodin, blėt, į lagerius. Ir bet žinai, kaip padaryti ne visą valstybę, bet kokią nors Smiltynę arba Nidą. Žinai, arba Klaipėdą, kad vieną centrą daryti, žinai, kad ir reguliuot būtų lengviau, ir auginimas būtų įmanomas. Kodėl ne? Aš nematau, kodėl ne. Aš irgi nematau, kodėl čia būtų pradėti. Nes reikia laukti seni žmonės išmirti. Taip, valdžiokas yra seniai, Kol mes senukai visi. Tai ten tokie valdžiokai. Legalizuoti eutanaziją realiai. Kur net nebandė, net nežinau, ką čia reiškia, žinai, eit pas baraiga, ten paskui neštis, ten bijot, paranojant, Taip kad, seniai, išeikit iš Lietuvos, mums taip netinka, mes norim būti, kad būtų Lietuva jauna, graži, laisva, a ne, blėt, lageris savo penėjai, blėt. Seniai namo! Seniai namo! Užteks jau mums, nieko nepadarėt gero per 3 metų. Europos Sąjunga įstojot NATO, viso, daugiau aš neturiu įvardinti. Ką gerai, baigiam, gal užtenka, ne? Jo, seniai. Davai, Laurinas Maybach. Tai pala, dar nebėkit, ne. Laurinas Maybach. Laurinas, ačiū tau, žiūri, kad atėjai. Aš filmuosiu tik to, kaip jūs įpalauk. Davai. Štai iš tų kadreliais. Laurinas Maybach. Plokit. Laurinas Maybach. Karalius, Vierchas, žmogžudys. Naujasis prezidentas Lietuvos. Plojam, dar plojam. Dar plojam. Aš jau čia kaip zonai, kad mes bachūrai plojam, kuris filmuoja mumis. Plojam bachūrai. Bachūras leivė plot, mes turim plot. Bachūras leivė plot. Lageris laimėjo. Jūs tik neprisigerkit, užteks. Laurinas Maybach, šiandien svečiuose, ačiū labai, kad atėjai. Labai jums dėkingas, kaip sakant, tau. Labai malonu buvo pašnekėti su tavim, susipažinti. Visai kitoks įspūdis susidarė, žinai, kaip sakant, ne vien pažiūrėti per TikTok ekraną. Tai ačiū labai. Dar kažką noriu pasakyti, paskutinių žodžių gal kažkokių. Pasisekit mane, įmesit coinsų, reklamos, sveikinimai, viskas yra tik parašykite. Ačiū visiems. Ačiū. Ir sekit mus kontribijais. Dar kartą Laurinas Maybach. Gerai.